atsuka man ir sako, jūs tokia jauna ir taip atrodot. Kokiose dar, nežinau, srityse jautiesi irgi seksuali? Ir tą story pamatė UG Version ir jis man komentavo, pati tu nesąmonė. Kas ten per meilę beveik atsitiko tarp jūsų ir Sakalo? Gavau siuntą be adresato ir todėl DHL'as ją turėjo išpakuoti vakuume, filmuojant kamerom, jeigu nedaug dievė ten sprogtų bombą. Wow. Gabrielė, ar turi slaptą TikTok paskyrą? Ir ar pagaliau parašysi kūrinį ne tik su pianinu? I just wanna have fun, turn around now, turn around now. Tai sveiki, Alkan ir Ištroškė, šiandien su manimi yra muzikantė, muzikos dainų kūrėja Gabrielė Vilkickytė. Labas, Gabrielė. Labas, sveiki. Mes čia taip pradėjom, susitikom, iškart pradėjom šnekėti apie tai, kad, sakai, seniai buvai podcast'e, internete tam, kurio nevaldai. Tai kaip dabar šiandien jautiesi? Blogai šiek tiek. Ir eidama galvojau, kaip čia gal užkliūtų už ko nors, geriau tokį mėlynių kokteilį, galvojau, kaip čia jo apsipylus gal, kad reiktų važiuoti persirengti. Taip. Nes nors mes tavim dabar esam du gyvi žmonės, kurie šneka, ten girdi kondicionieriaus garsus, Taip. ten kvapus užuodžia, bet į mus žmonės tai žiūri per savo kompą, telefoną, per internetą. Ir aš atsidūriau va to erdvėj, kur prasideda va tie dalykai, kurie kartais man labai skauda ir kainuoja daug. Tai aš ėjau ir galvojau, kad tipo, tiesiog sumišus tokie, tipo, kodėl aš tai darau, bet... Bet aš džiaugiuosi, kad tu atėjai ir šiaip aš labai visiškai suprantu šitą tavo jausmą, nes man kartais būna, kad aš susitariu kažką daryti, arba reikia daryti, kai nesinori, ir tada galvoju, kaip tu sakai, blema, jo, norėčiau gal, kad kažkas nutiktų, kad tipo pavėluočiau, ar kad kažkas atšauktų, ir kai atšaukia, žiauriai džiaugiesi, bet kartais būna ir tai, kad padarai, ko galbūt nelabai norėjai, bet gaunasi viskas overall labai fine, labai gerai, tai aš tikiuosi, kad šiandien taip ir bus. Žodžiu, pradėsim mes nuo gėrimo, nes aš nežinau, ar tu žinai, kaip čia kas vyksta, Taip. bet aš parenku savo svečių gėrimą ir iškart noriu tavęs paklausti, kaip tu manai, koks tu pati būtum gėrimas? Pati dėl to, kad tipo primena mane, ar kas man patinka? Primena tave. Ai. Aš labai mėgstu ir viški mane primena kanapinis limonadas. Toks vienas. Labai mėgstu. Jo, atradau jį ir kartais išgeriu, šiaip turiu labai polinkį priklausomybės ir aš išgeriu 7 iš karto. Aš negaliu vieną išgerti, tai čia mano problema tokia. O kas čia dar? Užvakar susimiksinau savo arbatą kmynų ir čiobrelių ir geriam su draugiam, tai taip sako, tai toks visai Gabrielės galėtų būti gerimukas. Tai va tokie mane, bet kanapės irgi, žodžiu, viskas nuo gamtos. Toksai man, kad gerimas tokį biškį pirtelės kvapą turėtų. Tai žinok, visai džiaugiuosi, nes aš tau parinkau mėtų arbatą. Nice, tai va. Bet ne šiaip mėtų arbatą. Tas pats, jo. Bet parinkau savo augintų mėtų, šiandien ryte tik nukarpiau, kaip sakant, lapelius, taip, kurią auginu daug metų šiaip ir aš galvoju, kaip čia susijęti, žinai, vat, su tavimi, nes aš galvoju, kad mėtos ir mėtų arbata yra tokia ramybė. Tu esi ir Instagram'e ramybės. Jo, bet aš visokia, ypač šiandien. Prašau, jūs tai gali atnešti. Plus, auginu tas mėtas daug metų ir galvoju, tu irgi save kaip asmenybę irgi augini daug metų ir vis, man atrodo, keitiesi, bent jau kiek klausiau, žinai, tavo intervų, kad daug kalbė apie savo augimą, tai va, aš tikiuosi toks bus iš gamtos, plus tau gamta, man atrodo, kad labai patinka, tai čia, žodžiu, natūraliausias gėrimas, bet cukraus, kokį, žodžiu. Nežinau, šiaip aš cukrum geriu, tikiuosi. Ne, geriu, aš šiaip cukrų atskirai valgau, bet mano močiutė būtų dabar labai patenkinta ir rami, nes jos manimų 2 žmonės turi gerti iš tokių pačių puodelių, tada jie nesusipyks. Ir jinai yra padovanojusi man į namus, kad aš, žodžiu, su savo žmogum gertume iš tų pačių puodelių, nes nedaug dievė pagal neprietarą ir paskui čia puodelių bus kalti. Tai džiugiuosi, žodžiu, pataikiau ir su arbata, ir su puodeliais. Šiaip nežinau, gal dar karšta, bet galim pabandyti paragauti. Tai, žodžiu, į sveikatą tau tiesioginė prasme. Dar jeigu būtų čia plūduriuotų, dar aš jos ant galo ir suvalgyčiau kaip triušiukas. Jo, nes aš kaip tik, mes dabar su jūs buvom, pasitarsiu, kublema reikia tas mėtas išmest, nes gal jai nepatiks. Žinai, kaip būna žmonėms nepatinka, kad plaukė kažkokie lapeliai. Tai... Žinau, bet aš tas, kur mėgsta. Tai nice. Labai gerai, labai džiugiuosi, žodžiu. Nice, tikrai labai maloniai čia nutiko. Pirmą užduotį gerą. Gerai. Tai klausyk, tu šiaip baigiai studijas žurnalistikos, bet dažniausiai vis tiek esi toj kitoj pusėje. Tai yra ta, kur atsakinėja klausimus, neuždavinėja. Nors aš šiaip mačiau vieną koncertą Marijono Mikutavičiaus, kur tu uždavinėjam klausimus. Šiaip buvo labai... Nematei? Buvo labai fainas tas koncertas, faini tavo klausimai, matau, kad tokie apgalvoti. Aš žinok, taip ten.
3 savaitės tik apie Marijoną ir galvojau. Tai šiaip, tai ar tu dabar, pavyzdžiui, eidama į kažkokius pokalbius, ruošiesi jiems? Nes vis tiek nesi, žinai, tas žmogus, kuris uždavinė, bet ar galvoji, kad va čia reikės gal kažką papasakoti ten? Nu, tai prasme, kaip tu pasiruoši pokalbį? Aš labiau tiesiog pažiūriu, kaip aš jaučiuosi, nes šiandien sakau, aš tikrai esu pikta ir... Tikiuosi negausi galvo šiandien. Ir tai nėra susiję nei asmeniškai su tavim, jo labiau, kai mes pirmą kartą susitikom ir mus iškart filmuoja, tai aš iš vis mūsų pažintis va taip įamžinta, tai kartais štai profesijai va taip ir susipažįsti su žmonėm, kad, nu, va taip, jūs iš karto kažkas judgins, jūsų pirmą susitikimą, pirmą įspūdį. Tai kartais žiūrovas gali pagalvoti, kaip jam kartais būna su kažkokiu žmogumi pirmą kartą susipažinti, net nefilmuojamam kamerų. Irgi tai yra kažkoks toks stresas. Anyway, bet aš dirbau pagal savo profesiją 3 metus. Aš režisavau kultūrinės laidas, jos vis dar yra LRT kultūros ten visokiose mediatekose. Tai kartais būna, paima kažkoks ūpas, aš įsijungiu, kur ten mano užkadrinis balsas, ten taip perdėtai taisyklingai sukirčiuotas, nes dar ką tik po studijų. Taip, ir įsivaizduok, kirčiavimo ir lietuvių ten to viso lituanistikos dalyko moko Antanas Smetona ir jo žmona Irena Smetonienė. Ir tai yra pirmadienį 9 ryto, kiekvieną savaitę tu eini tiesiai pas pareigūną. Nes mes taip kartais jausdavomės, nes tenais žmonės su kalba labai rimtai žiūri. Tai ir iš tikrųjų įtaka buvo padaryta ir aš tikrai kartais šneku kaip lietuvių kalbos mokytoja ir prie kokių šiek tiek ten, nežinau, ten skeiterių kokių ar ten treperių, aš tikrai jaučiuosi kaip kažkokia mokytoja, nes naudoju daugiau žodžių, skyrybos ženklų ir panašiai. Gerai, bet ar Gabrielė keikėsi? Jo, aišku. Ai, nu tai gerai, tiesi žmogus. Jo, ypač kai pradėjau vairuoti, tiesiog, wow, pati save nustebinau. Bet keiktis mane išmokė mano psichologija prieš kokius 3 metus, nes aš baisiai turėjau tą geros mergaitės dalyką. Ir aš labai didžiavaus to, kad aš nesikeikiau ir ten, žodžiu, galvau, kad čia super, bet yra visas kanalas tada lieka neišnaudotas, per kurį tu gali ištransliuoti lauk tą energiją. Jeigu keiksmažodis tampa tavo jungtuku tarp žodžių, nes tau, nu, neina, nesiformuluoja sakinys, tai tada lievai, nepatrauklu, pavadinkim. Nes neseniai supratau, kad žmogus, kuris, pavyzdžiui, turi platų žodyną, kuris moka ten parinkti būdvardžių ar ten komplimentą kažkaip pasakyti nebukai, labai patrauklu. Taip. Labai. Čia yra didžiulė galia. Ypač šiais laikais, kai žodynas vis siaurėja, arba ten angliškėja ir kažkas ten pasako ten kokį žodį, ten koks tu grakštus. Ir galvoju, wow, grakštus, aš buvau pamiršęs šitą žodį. Taip, tu nenaudoji kasdienybę iš tų žodžių. Nusukau čia kitą temą žodžių, bet esmė, kad ne, aš nesiruošiu ten ką pasakyti, gal labiau pagalvoju, ko nepasakyti dėl to, kad ten ant karštų emocijų atėjau ir kai kurios dalykus gal kartais verta palikti, kad jie tauštų ir pažiūrėti, ar jie tikrai svarbus. Bet šiaip, nu kiek aš, žinai, klausiau tavo interviu kažkokių, tai tu atrodo, sakai, jo, gal kažko nepasakyti, bet tu labai šiaip atvirai kalbi ir apie emocijas, būseną, savijautą. Muzikoje irgi atrodo, kad gana atvirai, nors esi sakius, kad ten tikrai labai griežtai atrenki tuos kiekvieną žodį, žinai, kurį rašai ir tau yra būtent žodžiai labai svarbu muzikoje. Bet vis tiek esi, nu, žiauriai atrodo atvira. Aš nežinau, ar tu save laikai, ar vis tiek, kiek tu savęs pasilieki savo, žinai. Kur tik tu matai. Šiandien turėjau tokį interviu telefonu, tokia Beyoncé's diena šiandien, 2 interviu, kad manęs paklausė, jūsų asmeninio gyvenimo visiškai nėra socialiniuose tinkluose, kodėl? Jūsų nematome vakarėliuose, kodėl? Ir tada galvoju, tai gal aš, iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kurių žmonės nežino. Ir jie susikūrė iliuziją, kad tiek, kiek mato, tiek ir yra. Ir kad jie mane pažįsta. Tai va, šitas dalykas stiprus. Jo, tu apie asmeninį gyvenimą nekalbi ir renkėsi... Jo, ir aš dabar suprantu, nes ten vaikystėje ten išprotėdavo, nežinau, ten foje Mamonto Mikutavičiaus, bet ten nerašydavo ten apie jų ten žmonas, šeimas, kažką. Ir aš galvoju, kodėl man taip įdomu. Ir dabar aš juos vapšė suprantu. Ir tu, faina, kad vis dar yra kontrolės rankose, ką tu gali skleisti ir ko ne. Nes socialiniai tinklai sukuria gal tokią iliuziją, kad tu esi skolingas dalintis viskuo. Ir kad jeigu tu ten dainuoji, tai tu turi ir kalbėti, jeigu tu kalbi, tu turi ir reklamuoti, jeigu ir reklamuoji, tai tu turi būti ir ten, nežinau, nu žodžiu, daug tokių iliuzijų sukuria internetas. Tai dėl to man, sakau, šiandien kartais tai, nu, nejauku, nes aš šiuo metu esu tokiame etape, kur aš mokausi būti atsparesnė nuo tos šešėlinės dalies internete.
Nes praeitais metais gavau labai smarkų tokį negatyvą ir jį prisileidau labai asmeniškai. Tai aš dar tik tai atsigavinėjau ir, žodžiu, matuojas, kiek aš savo galiu leisti eiti į viešumą ar ne. Tai Čia gavai negatyvą po televizijos šou? Po televizijos, jo. Po to, kad savo koncertuose, pavyzdžiui, aš ten dainuoju, ten tautiškų momentų turiu, ten partizanų dainų, aš ten žmonės skatinu aukoti Ukrainai ir taip toliau. Ir daugam tai nepatinka. Normalu. Tarsi, kažkam nepatiks tobulo grožio kūdikis, nes jis per gražus. Žinai, nu visada ir kažkas... Jo, bet tu, žinai, tu ir supranti tai, kad neįmanoma įtikti visiems, bet sakai, kad šiek tiek prisileidai per daug šitų neigiamų emocijų. Nes, žinai, tipo, labai lengva pasakyti, gi nekreip dėmesio, čia ne apie tave, čia apie tą žmogų. Bet kai tu pamatai savo vardą, savo kokią nors kūno dalį tam sakinį, ypač jeigu ten dėl kažko ir taip kompleksuoju, ir dar kažkas paima ir apie tai parašo, žinai, tada taip, tai viena yra teoriškai žinoti dalykus, kita yra praktiniu būdu per gryną patyrimą įsisąmonint tas pamokas. Tai aš manau, kad tikrai po 10 metų aš galėsiu žvengti, sėdėti ir nekreipti ant to dėmesio, tikiuosi. Bet šiai dienai aš dar tik tai mokausi, nes tikrai yra ką veikti. Tai aš viską esu užsimiutinus. Mane dabar šiaip labai sunku pasiekti, aš pasiekiau tokį 99% neatrašinėjimo politiką. Bet čia irgi šiaip drąsos reikia turėti, kad neatrašytum, kad neįtiktum žmonėm, kad visiems turi viską atsakyti, žinai. Jo, ir vis dažniau girdžiu tokį tipo, hei, aš tau rašiau, bet tu neatsakėjai. Ir aš taip pratyliu tiesiog, net stengiuosi nesiteisinti. Nes kartais telefonas paimi ir atrodo taip negražiai tenais tie dalykai. Ir šiaip tiek daug telefonį ir taip praleidžiam laiko, kad dar skirti, nu žodžiu, man užtenka. Tai aš dabar tokia biškijo, kad bandau išlaikyti atstumą, bet atėjau į podcastą. Tai žodžiu, pažiūrėsim, kaip po to jausies, kai varys namo. Viskas bus gerai, aš manau, aš labai tikiuosi, nes, žinai, mano pareiga, ir aš irgi jaučiu atsakomybę, kad tu gerai jaustumėsi ir kad, žinai, aš čia nieko tau, kaip sakant, neuždavinėsiu kažkokių žiaurių provokuojančių klausimų ir nemanau, kad mes čia kažkur nueisim į tą pusę, jeigu ką, tai, žinai, prakirs. Bet, ką dar noriu paklausti, tu užsiminei truputėlį, kad kažkokį pyktį jauti, kai vairuoji, bet esi kitam vienam interve pasakius, kad kai parkuojasi, jautiesi seksuali. Taip, labai. Kokiose dar, nežinau, srityse jautiesi irgi seksuali? Gal ant scenos netgi? Ant scenos kartais. Kartais. Ant scenos šiaip tiek keistų jausmų būna, kur tu net nepagalvotum. Kartais būna, pavyzdžiui, nuobodu ant scenos. Jo, bet čia jau problematiškai skamba. Čia jau tokia disociacija kažkokia. Pati dainuoju ir pačiai nuobodu. Jo, bet šiaip man seksualumas labai asocijuojasi su tuo jausmu po sporto. Ir aš pastaruoju metu atradau jogą ir einu į jogos mokyklą. Ne į užsiėmimus, o į mokyklą, kur aš esu visiška pirmokė tarp realiai 12-okų pavalyginimui. Ir aš esu visiškas pinokis, mano kūnas tiesiog neveikia kartais atrodo, nes ten moteris daro egzorcizmą su savo kūnais, kur aš pirmais kartais apšalus būdavau ir man trenerė sakydavo, alio, grįžtam, nes aš tiesiog pamatydavau žmogų ir tokioj mieste, tokioj vietoj, nei ten kažkokia dvasinga erdvė, nei mes ten Labanoro giriui, bet ta moteris susiraizgiusi kaip precelis ir jos veidas neiškreiptas, jos veidas ramus. Nes joga to ir moko, kad išlikti ramiam labai sudėtingose gyvenimo situacijose. Tai to man reikia. Dėl to aš sakau, kad ir šiandien jaučiuosi, kad aš esu treniruotėj, kad man galbūt jaučiuosi ne taip, kad eičiau į viešumą, bet aš vis tiek galiu pabandyti, žiūrėti, kaip susitvarkysiu. Tai joga labai irgi padeda. Ir po jogos, kai aš vairuoju mašiną, staiga nusileidžiu langus, nusileidžiu muziką, tada tai važiuoja sekso bomba mašina. Tai labai fain. Šiaip aš visiškai relatinu su to, kad kai pasportuoji, nes tu geriau jauti savo kūną ir toks, labai geras jausmas ir turbūt nėra žmogaus, kuris pasportavęs jaustųsi prasčiau negu prieš sportą. Jo, nebent sportas yra dėl kažkokių tikslų nelabai sveikų. Jo, jeigu tave iškankina ten labai kažkaip, tai tada bet jeigu tiesiog eini dėl savęs, tai visada yra fainas jausmas. Plius tu lankai karate, vis dar lankai. Taip. Ar turi kažkokį didesnį, nes kiek žiūrėjau dabar praeitus intervus, tavo diržas buvo geltonas? Jo, ir vis dar yra, ne dabar jau žalia juostelė, ką aš čia kalbu. Nes aš padariau pertrauką tokią, nes aš dėl koncertų kartais aukoju tas vakarinės treniruotės. Nes po visos dienos eiti į vakarinę treniruotę su daugybė įspūdžių galvoju labai sunku. Ir aš ten tiesiog būnu tokia, biški tokia
pusėtina, žodžiu. Ir treneriam, žinai, ten nepatenkinta būna, kad aš čia nesistengiu, bet aš tiesiog po visos dienos pasistengiu tiesiog ateiti. Ir jinai kartais sako, atneškit savo kūnus ir jau mes jais pasirūpinsim. Esmė yra ateiti, o paskui tu žinai, kad vis tiek nesigailėsi išėjęs. Tai ir per sportą pailsi protas, tai va, jau vien dėl to. Tai turi, sakai, žalią juostelę ir šį rugpjūtį laikysiu žalią diržą. Jo, čia yra, nu jo. Nu, gražuolė, tai tu dar nesusiruošęs, taigi išvarėme kelionę tam, kad viešbutį sėdėtume. Justinėlė, dabar žinok, duok man kokias 10 minutėlių Wi-Fi, ką tik pasigavau, tai žinok, kad rašau visiems, dar kokias 10 minutėlių praskrolinu ir galim tikrai varyti, tai žinok, už pusvalandžio aš jau ready. Taigi susinstaliuok Seilį programėlę. Tai yra esam paslauga, kuri tau suteiks internetą, kad ir kur keliautum. Ir tau nereikės čia gaudyti kažkokią Wi-Fi'aus. Tiesiog atsisunti Seilį, pasinaudoji mūsų nuolaidos kodu Alkani, pasirinkdamas kokį nori gigabaitų planą ir šalį, kurią keliauji ir viskas, tu turi internetą, kad ir kur keliautum. Taip, kad turėk Seilį, naudokis nuolaidos kodu Alkani ir viskas, ir turėk gerą, patikimą internetą. Tai einam. Kur einam? Valgy, vakarienės. Vieną kartą yra buvus tokia situacija, pajūry, Palangoj, ten, žodžiu, kurortas, vasara pilna žmonių, ten žmonės su plavkiam stovi parduotuvė eiliai. Ir kažkoks vienas vyras su akiniais, su akiniais tai reiškia, kad paslėpęs akis ir toks biški, atstumė. Jisai per kelis žmonės nuo manęs stovi ir jis toks vos ne, jau, tu Gabrielė. Ir aš taip, kažkaip, labai lievas priėjimas buvo, bet aš atsisukau, sakau, jau, aš Gabrielė, tu ten turi tą dainą ir jis ten kažkaip juokingai pasakė ten santarvė, ar ten kažką, jis norėjo pasakyti mano dainą Ramybė. Nu, žodžiu, ir mes su aš šnekam, tiksliau nešnekam, o jis bando užmegzti tą kontaktą ir aš taip biški jau nenoriu, nes jis kažkaip taip, toks, ne tą kelią pasirinko iki manęs. Ir tada jisai sako, jau tavo trenerė Margarita Čiuplytė. Aš tada iš karto sakau, taip, sakau, o ką? Jo, ten trečias Danas. Ir tada tas žmogus pats nusiėmė akinius. Jisai gal pats pajuto, kad dabar mes iš tikrųjų esam pokalbyje. Ir aš atsimenu, kaip akimirksniu aš pakeičiau nuomonę apie tą vyrą, apie kurį ir toliau nieko nežinau, bet kad tas jo pirmas priėjimas buvo kažkoks bičelis, kuris galvoja, kad kažką žino. Ir tada antras, kad jis iš tikrųjų žino ir jis turi trečią Daną. Tai čia trečias Danas, čia jau yra, kai turi juodą diržą. Tai ir jau dar lygiai. Du tokius link dvasingumo jau eini. Ir aš supratau, kad, šitas žmogus yra labai daug laiko skyręs karate. Jis turėtų būti visai disciplinuotas. Jis tikrai... Bet atrodo, iš to pirmo žvilgsnio nepasakytum. Čia ne. Ir tiesiog buvo labai įdomu stebėti, kad jis dropino mano trenerės vardą, man buvo toks, žinai, iš karto tipo. Bet jis ir pasidomės ir tavo gyvenimu. Pasidomės. Bet žinai, jeigu kažkam įdomu, tai aš tiek esu prišnekėjus jau viešai, kad nėra taip sunku. Dėl to tas biškiai apsunkina kartais bendravimą, nes aš kažką būna paskui ir žmonės sako, žinau. Jo, tai jau paskait, jo, žinau. Ir taip kažkaip tada ir su savim atrodo. Nes tau nubraukė tavo pokalbį, tarsi tu nori kažką daugiau, žinai, pasidalinti ir, žinau, tai tipo man jau patylėt, žinai. Arba kažkas, kas labai nori, pavyzdžiui, kad aš, taip palankiai jausčiaus ar ten susižavėčiau, jie gali tiek informaciją susirasti ir man sakyti kaip savo. Ir aš galvočiau, mes tiesiog vienodi. Taip. Bet aš dabar jau taip būnu gudri ir galvoju, man. Bet čia jau toks kaip stalkinimas, žinai. Yra. Bet ar tu turėjai kažkokių persekiotojų ar kažką panašaus į tą pusę esi turėjai? Į tą kaip Monikos liūnė, bet yra tam tikrų momentų, kur iki mano namų ateina, arba, pavyzdžiui, gavau siuntą be adresato ir todėl DHL-as ją turėjo išpakuoti vakuume, filmuojant kamerom, jeigu nedaug dievė ten sprogtų bombą. Wow. Jo, ir aš važiavau atsiimti ir ten tos moters klausiau, ar tikrai galiu išpakuoti, ar jos nuomonė tai yra okei, ir jinai ten tokia, žiūrėdama į mano veidą, juokėsi ir sako, viskas bus gerai. Ir kai aš išpakavau, aš supratau, kodėl juokėsi, nes ten tiesiog buvo įrėminta mano nuotrauka. Ir tai yra keista dovana. Jo, žiūrėjau, ką man dabar su jie daryti. Tai gal buvo po to paremelį kažkoks raštelis, nieko? Ne, nebuvo. Žodžiu, keistų būna tokių, arba šiaip, ribų perženginėjimo daug būna tiesiog. Galvoju, arba šiaip būna sėdžiu kaviniai su kažkuo ir sako, ir tas žmogus ten išeina į tualetą ir bam, į jo vietą atsėda kitas žmogus. Ir sėdi su manim. Drąsiai, ne? Jo. Wow.
Tai va. Arba būna, kai kurie žmonės, norėdami neva mane užkalbinti, iš tikrųjų nori patys atsidurti kažkokiam dėmesio centre. Ir buvo prieš porą dienų situacija, aš ten tokiai savo mėgstamai kaviniai buvau. Ir vienas vyras per visą kavinę sako, ar jūs Gabrielė Vilkickytė? Ir aš taip, nes toj kaviniai ten yra kaip mano antri namai. Aš ten jaučiuosi saugiai, man faina, bet kažkas taip garsiai užduoda man šitą klausimą, kaip mokykloj. Taip, Čia tu kur nelankai pamokų, žinai, ir aš taip atsisuku jį, sakau, taip. Nes aš vėl ten atvariau piktą, man dabar toks etapas, aš daug pykstu. Ir aš atvariau piktą, bet aš nenoriu ant jo išsilieti. Ir jisai sako, aš tai jūsų dainų neklausau, iš tikrųjų tai beveik nieko apie jūs nežinau, bet mano žmona tai jūs mėgsta. Tai čia matau koncertą ir jis tiesiog šneka ir aš taip žiūriu ir galvoju, tu čia apie save šneki, aš čia nieko bendro neturiu su šitą situaciją. Tai aš kažkaip, kartais per neva santykiai į mane, aš kartais susipažįstu, ką žmonės apie save iš tikrųjų sako. Net ne apie mane. Bet šitas yra, kad, kaip tu sakai, nori dėmesio per tave, nors net atrodo, čia sako, nemėgstu vos, ar neklausau tavo muzikos. Čia toks keistas, bet čia labai daug jo pasako šiaip apie tą žmogų ir šiaip labai gerai žinai, kad tu tai supranti, bet tu aišku daug laiko jau ir su psichoterapeutė, ar ne, dirbi ir su savim. Taip, verta, tikrai verta ir aš jau atpažįstu kai kurios dalykus. Tas biški apramina, žinai, tave. Dar šiaip kalbant apie, nežinau, psichologiją ir panašiai, kadangi aš šiaip savo laidoje vis pakalbu apie maistą, žinai, ir tu esi sakiusi irgi, kad turi maisto tokią discipliną išsiugdžiusi, nežinau, ar... Labiau gal maisto sutrikimus negu discipliną. Bet sakai, kad tos sutrikimus gydai per tai, kad turi tam tikrą laiką savo maistui paskyrus ir kažkaip save... Čia kai save kontroliuoju. Taip. Tai kaip yra, nežinau, dabar, koks yra update'as tavo gyvenime ties šitų dalykų ir šiaip koks yra tavo santykis su maistu? Štai ir pasisuko mūsų kalba. Blogas yra mano santykis labai su maistu. Labai. Ir jisai kartais pagerėja, bet kartais labai. Ir dabar aš esu tam etape, kur ir pablogėja. Ir aš nuolat galvoju apie maistą. Ir kai aš jo nevalgau, aš apie jį galvoju. Kol aš tave žiūriu, aš jau ne vieną kartą pagalvojau, ką aš valgysiu, kai iš čia išeisiu. Gal ten, bet ten parkingo nėra. Ir aš tiesiog overthinkinu labai daug dalykų, bet jie visi sukasi apie maistą. O kai maistą valgau, aš nejaučiu nei skonio, nei malonumo. Tai įsivaizduok, yra žmonių, kurie turi tą patį sutrikimą, bet jiems tai yra ne maistas, o seksas. Kaip sunku yra gyventi. Nes maistas tai yra kažkas, ką tu dar gali taip įvirkti į tokį civilizuotą, normalų dalyką, kad nueini į kavinę ir valgai. Bet yra žmonių, turbūt dažniau gal vyrų, aš taip įsivaizduoju, kurie mato moteris ir jie jas mato kaip maistą. Žinai? Ir čia panašiai iš tikrųjų yra problema psichologiškai, tai susijęs su labai ankstyvo gyvenimo patirtim, kurias gal aš labiau aptarinėju su psichologija, nes čia jau gal tas momentas, kur aš esu atvira, bet iki tam tikro taško. Kiek tu nori, tiek sakyti. Tai va, tiesiog, kad gal jeigu žmogus turi tokių sutrikimų ir jam dabar rezonuoja, tai kai aš kalbu, tai aš manau, kad jau reikia specialisto pagalbos ir tai yra labai įdomu, nes yra taip įdomu atsekti, kodėl tu jautiesi ir elgiesi taip, kaip yra. Ir aš psichoterapiją vadinu detektyvu. Kad aš sėdžiu savo terapeutę, su savo profesionale detektyve ir aš esu jos byla. Ir kadangi aš ją matau bendraujant tik su manim, aš jaučiuosi jos pačia svarbiausia byla. Nors dar yra tie klientų ir visi su savo svarbiausiam bylom. Bet kai aš ateinu, tai mes nagrinėjam, žodžiu, mano gyvenimą. Ir yra labai įdomu. Ir kadaise jinai pastebėjo, kad aš turiu tą geros mergaitės sindromą. Ir tuo metu mano gyvenime ten buvo, žodžiu, skyrybos su vadyba. Ir jinai matė, kiek aš turiu savy pykčio, bet aš nemoku jo legitimizuoti. Aš nemoku jo išleisti, nes tai netinka geros mergaitės pasauliui. Ir jinai mane, žodžiu, mokė tam tikrų linksmą šiai prisiminti, nes jai pavyko. Ir dabar aš jau be jos pagalbos. Jau mokė pasiūs žmonės. Jo, ir tai gąsdina galbūt kai kuriuos mano aplinkos žmonės, kad, kas tau darosi. Ir ypač pasibėjau, kaip mano aplinkoje mėgsta žmonės pasakyti, kad, wow, ta muzikos industrija ją pakeitė. Ar ten, tas bernas, tai žino, kaip padarė įtaką. Bet kad aš iš tikrųjų einu pas terapeutę ir man daroma teigiama įtaka kad kaip tik galima pykti, galima keiktis, galima susiraukti ir atrodyti negražiai. Tai žmonės kartais nepagalvoja, kad tai yra teigiami pokyčiai. Nes jie gal irgi turi tos geros mergaitės savy, žinai. Jo, ir šiaip žmonės, bijo dažnai matyti kitame žmoguje, tai, žinai,
kažkokį savo asmenį, kurį patys užgniaužia, žinai. Tai gal, kai tu rodai, žinai, atvirai daug dalykų, tai tada žmonės pasimeta ir nebežino, žinai, kaip atsakyti. Ir šiaip, kai mes susitikom ir tu sakau, nu, tai kaip nusteikus, tu sakai, taip labai atvirai, aš galvoju, nu, čia Gabrielė, žinai, čia aš jau tai, ką mačiau, žinai, kiek susidariau tą įvaizdžią, kad tu sakai, nu, blogai jaučiuosi, tipo, blogai čia atėjau, nenorėjau ir taip toliau, galvoju, okei, tipo. Ir kas yra fainai, nes, nu, va, tu ir to, žinai, neužgniauži ir nevaidini, kad čia aš būsiu mandagi, gal čia viskas fainai, labai nerealu ir taip toliau. Ir tai yra smagu ir man atrodo, dėl to žmonės tave ir mėgsta, nes gal nejaučia tokio labai feiko, žinai, nu iš tavęs, kad tu va, kaip jautiesi, taip ir pasakai, ir gal ir muzika, žinai, tai ir pasakai. Tai šiaip, dar kitas klausimas, apie, nežinau, kalbant apie maistą, taip toliau, tu negeri alkoholį jau kuris laikas, ar ne? Nu, beveik porą metų. Jo. Ir kaip, kodėl, nežinau, šitą sprendimą priėmei? Nu, daug labai šiaip priežasčių dėl to alkoholio. Šiaip, kai man buvo 18 metų, aš buvau pas tokią būrėją, mane nustūmė, pas ją nueiti į palapinę Ozę, prekybos centre. Ir jinai daug dalykų pasakė, kurie išsipildė. Ir vienas iš jų buvo, kad, sako, kuo anksčiau tu mesi alkoholį savo gyvenime, tuo daugiau baisių scenarijų tu išvengsi. Ir tavo gyvenimas praeis be didesnių duobių, negu ir taip neišvengiamai bus, bet žodžiu, kad jos nebus tokios bedugninės. Nu ir man tuo metu buvo 18 metų, man ten... Pasakė ir praėjo. Jo, čia dabar praėjo. Ir dar sakė, kad tavo aplinkoj bus nuolatos alkoholio, bet jis bus apie tokį tipo glamūrinį gyvenimą ir kad čia tipo nesusijęs su niekuo, jokiom priklausomybėm, jokiom problemom, čia super, žodžiu, čia fain. Kad tu gausi alkoholį įvyniotą į gražų papirėlį. Jo, ir tuo metu turėk omeny, ne, man net ne 18 buvo, man gal buvo 15, ką aš kalbu, aš dar mokyklai buvau. Ir tuo metu aš galvojau, kad aš studijuosiu mediciną, aš ten rinkausi mokykloje A lygius, chemiją, biologiją ir ten jau, žodžiu, ten sritis įsvajojau medicinos. Ir man kažkaip, nors aš žinau, kad tarp medikų irgi yra šita problema alkoholis, bet aš visiškai neasocijavau to glamūrinio gerimo su medicina, aš galvoju, ką jinai čia šneka. Ir tada, kai galiausiai po dar kažkiek metų aš įžengiau tą muziką, įžengiu į vieną backstage'ą, įžengiu į kitą backstage'ą, visur yra nemokamas alkoholis. Visur yra pateisinama, kad ten muzikantas nori atsigerti prieš sceną ir taip toliau. Ir aš labai mėgau visada raudoną vyną, nu ne visada, bet žodžiu, mėgau, kol dar geriau, tai geriau. Ir aš pradėjau pastebėti, kaip aš didinu dozę. Kaip man nebeužtenka 1 taurės, paskui praeina metai, jau nebeužtenka 2 taurių, aš jau 3 piluosi, tada aš išeinu į sceną ir kai aš išgerdavau, atsipalaiduodavau dar labiau, mano šitas atvirumas, kuris jau yra, man būtent blaivai, jis peržengdavo tokią ribą, kur, nu, nereikalinga tai yra. Aš, kaip Lietuvos balso vienas iš ten žmonių, kuris jis stebėjo mane per ekranus dirbančią. Nu, jis pats tenais yra. Taip. Jisai pasakė, kad labai tiksliai, jisai pasakė, kad aš esu istorijos tarnaitė. Ir aš galvau, oh my god, tiesa, kad aš pasijutau tokia nuoga, nes aš, jeigu turiu gerą istoriją, tai man atrodo, kad aš turiu tarnauti tą istoriją ir aš privalau ją papasakoti. Ir kai aš išgerdavau, man nebelikdavo jokių ribų. Jo, ir aš ten varydavau vardais, pavardėm, datom, skaičiais, pinigais, kur tai yra, nu žodžiu, tai jau yra išgėrusio žmogaus srautas. Bet aš niekada ten, aš viską atsimindavau vis tiek, tipo, tai nebuvo kažkoks jau ten, kad aš girta būdavau, taip nebuvo, bet tai darėsi jau nebejauku, pavadinkim. Tada kitas dalykas, man ten būdavo paūmėjimai mano ligos, o aš turėjau atopinį dermatitą. Aš irgi turėjau. Turi? Turiu. Nu, tipo, jis visą gyvenimą. Gerai atrodai. Visą gyvenimą, bet labai... Ir aš, kaip klausiu tavo intervus, gal pašnekėsim apie tai. Aš tave gal nutrauksiu, bet žiūri daug turiu istorijų, galiu visiškai relatinu su tavim dėl tų drabužių, kad negali dėvėti, kad ten nusidraskai. Aš, pavyzdžiui, miegodavau su pirštinėm, kad nesidraskyčiau, nors aš naktį pasąmoningai vis tiek nusimdavau ir darydavau. Tada atsimenu, kai barakė apsigyvenau su drauge, va čia Vilniuje studijuoti, žinai, aš nepasakiau jai šito dalyko, kad naktį kasausi ir jinai sako, kas tu buvo, tipo, ryte atsikėlus, sako, aš šaukiau tavo vardą, nereaguoju, sako, tu draskaisi čia kažkiek kraujai, sako, aš tavo rankas laikau, sako, aš buvau košmare, žinai.
Nu, žodžiu, tai aš visiškai, kai tu kalbėdavai apie šitą dalyką, aš visiškai suprantu tave ir, žodžiu, košmaras. Ir tiesiog, ir aš supratau, kiek aš laiko bandau pasveikti, ten nuo pradžiai būdavo vaistai, dabar jokių vaistų nevartoju, paskui ten visokie brangus kremai, mityba ir taip toliau, bet tada aš tai su draugėm išgeriu 3 margaritas ir kai ryte atsikeliu, aš atrodo kaip sumušta. Nes alkoholis tiesiog, uždegimus labai kūne kelia. Ir aš, žodžiu, niekada nemokėdavau išgerti tos vienos margaritos, tos vienos taurės vyno ir panašiai. Ir aš, žodžiu, visą laiką ryte matydavau, kaip mano oda kankinasi. Ir kuo labiau aš pradėjau praktiškai patirti savęs pažinimą ir kad vis labiau save pamilstu, tuo man kažkaip vis ateidavo toks, pamastymas, kad, o tai kaip čia yra, kad aš savim tiek rūpinasi dieną ir tada nueinu vakare ir susileidžiu savo ir tada ryte mano oda kankinasi ir aš bliaunu žiūrėdama, kaip aš baisiai atrodau. Ir toks atrodė, kad kažkoks lyg 2 žmonės gyvena mano gyvenimą. Ir man labai nepatiko tas vienas žmogus, kuris vakarais įsijungdavo. Plus, kai aš išgerdavau, visą laiką tada užsimanai parūkyt ir tada visą laiką užsimanai prisiėst. Ir tau reikia ne vienos vakarienės, o 3. Ir aš visą laiką valgydavau ir tada tai aš nejausdavau nei kaltės jausmo, nei nieko. Tai man alkoholis dar būdavo ir tokia žalia šviesa mano mitybos visiems šitiem dalykam. Čia, žinai, taip pasiduodi visiems įmanomams malonumams tokiems, sakykim, kad, ai, biški noriu to, leisiu, o kaip tu sakai, tada ryte atsikringuoju, blema, galėjau, žinai, nevalgyti ten tos 3 vakarienės, žinai. Bet būtent, žinai, dar kas yra. Nors aš ir gerdavau, bet aš, taip, tarsi aš kažkokią patirtį gerimo. Niekada aš ten nebuvau kažkokia tokia, negalėčiau pasigirti. Ar ten, kai žmonės turi tokių istorijų, tai aš neturiu. Beveik. Bet žodžiu, kad šita odos liga, jinai mane ir labai apsaugojo nuo daug dalykų, nes kai žmonės nuo vienos substancijos pereina prie kitos substancijos, ar ten pereina prie dingimų su kitais žmonėm, tai manęs ten niekada nebūdavo, todėl kad, aš visą laiką žinojau, kad aš bijau, kad su mano sveikata gali būti žymiai blogiau negu šiaip žmogui, kuris eksperimentuoja ir mėgaujas gyvenimu. Tai aš tų eksperimentų savo labai nuo anksti supratau, kad negaliu leisti. Ir šita liga todėl ir nėra, kad aš jos vien tik tai nekenčiu ar vien tik tai noriu, kad jinai baigtųsi. Aš jai ir dėkinga, nes aš manau, kad žymiai brandesnė, žymiai anksčiau pradėjau tapti, nes visai tokio suaugusio žmogaus gyvenimo įnešė ta liga. Jo, o kaip yra, pažiūrėjau, dabar dar yra ten, ar jau tu susitvarkiai, nes būna žaidė paumėjimai ir tada nueina, tai kokiam tu dabar esi laipsnis? Dabar, kai pagalvoju, tai anksčiau man būdavo vienas ilgas paumėjimas, tiesiog visas gyvenimas, tikrai. Jo, kur prilipdavo rūbai prie odos ir tada, pavyzdžiui, rūbo siūlai likdavo ant žaizdų. Žinau šitą visą, taip žinau. Dėl to aš pradėdavau naktį, pavyzdžiui, miegoti su baltais rūbais, nes baltus siūlus kažkaip visai labiau kauzi nuimti negu juodus. Nes juodi atrodo kaip kažkokie degėsiai, kaip svilėsiai, o būtent balti man tokie kaip tipo pūkai nuo pagalvės. Aš bandydavau apžaisti savo tą apgailėtiną sveikatos būklę. Tai dabar jau man taip nebebūna. Manau, man labai, žodžiu, yra dalykas, kurį reikia pasakyti. Man atrodo, kad labai pradėjo keistis į gerą, kaip žmonės supranta lygų priežastis. Nes kol aš buvau vaikas paauglė, iki kokių 23 metų, visi gydytojai man nuolatos sakydavo, kad čia yra dėl mano mitybos. Kad jūs turbūt valgote todėl jums yra alergija, todėl jūs taip atrodote ir kankinatės. Ir tik paskui, vėliau, prasidėjo tokių klausimų kaip ar patirėte daug streso, kokie jūsų santykiai su tėvais, ar vaikystėje jautėtės saugiai, patogiai ir taip toliau. Ir tada pradeda ir nauji klausimai, pačiai dar tęstis galvoj, o apie terapiją tai iš vis atsiveria nauja teritorija galvoje, ką galima, žinai, apie save sužinoti. Tai va, ir tiesiog supratau, kad reikia gydyti ne tik savo mitybą, bet iš tikrųjų savo psichologinę sveikatą. Aš visiškai pritariu. Jo, nes man, pažiūrėjau, aš jaučiu, atsiprašau, gal pertraukiu tave, bet man čia tokia tema, kur aš niekada apie tai nešneku, žinai. Tai galim? Įdomu. Ne, mes ilgai gal neužsibūsim šitą temą, bet tiesiog, kad visiškai aš jaučiu, kad nuo streso, pažiūrėjau, jeigu turiu kokį vakarą, kur bliaunu daug, žinai, aš atsikelsiu ryte, tai bus išberta kur nors, kas nori, žinai. Čia visiškai yra toks psichologija ir atrodo, kad gali kartais valgyti viską, kas ten geriausia, sveikiausia, organiškiausia, bet vis tiek tau gali būti blogai. Čia viskas yra, atrodo, žinai. Labai. Čia. Ir man būna, kodėl aš vis dar šneku apie tai. Nes šiaip aš jau dabar su ta liga visai kontroliuojamai gyvenu,
Bet kai aš augau, niekas apie tai nekalbėjo. Ir aš žiūrėjau tik į tobulą Britney Spears, Jennifer Lopez ir ten Geltoną ir Atlantą. Ir aš galvojau, kad va, kokia turi būti, jeigu nori būti visuomeniai, va, žodžiu, čia priimta ir giriama. Nes aš vapšė nei kaip viena, nei kita netrodžiau. Ir dabar aš žinau, kad savo kalbomis yra, kam sukeliu jausmą, kad blemba, what the fuck, aš galvoju, kad aš viena, bet jinai taip šneka. Ir jinai kažką gyvenime veikia, tai jos nesugriovė šitą ligą iki pamatų ir panašiai. Ir dar kas yra, ir už ką noriu pagarbą duoti, kad būna, ateina, pavyzdžiui, mergina, kuris sako, kad turi ligą ir matau, už jos stovi jos draugas. Ir jinai pasakoja, kaip su ta liga jinai gyvena ir taip toliau. Ir aš ir ją žiūriu į tą draugą, nes, manau, suprasi ir žmonės šiaip, kurie turi kažkokią apskritai ligą, kad savotiškai kartu serga arba bando pasveikti ir tavo antra pusė. Ar ten tavo, nežinau, sesuo, brolis, kas gyvena kartu. Tai tada toks atsiranda, išreiškiu tokį ir kad padėką ir tam antram žmogui šalia, nes jis irgi, va, kaip tavo kambariokis, sakai, kad... Patiria traumą, realiai. Arba būna ryte, kas tam sako, o čia gal... Nes aš stovyklose būna nakvoju ten, sako, o gal čia kažkoks čia žiūrkė pas mus naktį ten. Ir žmonės bando gražiai, tipo, kad manęs neįžeistų. Nes jie supranta, kad čia aš. Bet ir juos užknisa, bet jie nenori to pačiu ir, taip į veidą. Bet pasakyt, kad žiūrkė naktį irgi nėra, kad čia pats šiaip aš gimus žiūrkės metais ir kartais žiūrkykę galiu pabūti jo. Nėra blogai, žinai. Tai klausyk, aš manau, kad keliam prie žiūrovų klausimų, nes gavai, aš to parodysiu, gavai va tiek va klausimų, kas yra, tikrai labai labai daug, tai bent kelis, manau, kad atsakysim. Tai čia bus rubrikėlė Liaudės balsas. Liaudės. Mes taip, pabandysiu taip nuskrolinti, kaip sakant, nuo viršaus. Urtė Andriukaitytė klausia, kada ir ar iš viso savo arba vidiniam vaikui pasakai, you made it? Ar pasidžiaugi, kad jau aš pasiekiau? Pirmiausia, kaip gera gauti normalų klausimą. Aš tiesiog taip esu sukompleksuota šitą internetą ir aš pripratus prie kas šitą kurvą, kas šitą šmarą. Nežinok, devym ir man tiesiog toks tipo, tiesiog noriu pasakyti, užfiksuokim šitą momentą, kad kartais įeini į tą blogą ratą savo galvoj, kad tokį lūpą, kad internetas yra vien tik tai toks, bet kažkas apie vidinį vaiką klausia. Aš šiaip mėgstu labai pabrėžti savo mažas pergalės. Šiaip. Kad ir šiandien nelabai norėjau eiti. Galėsi atšvęst po. Jo, bet toks, bet tas gal atšventimas, nes man pirmo mintis, reikėjo suvalgyti bandelę ir išgerti mačią. Žinai, viskas per maistą. Bet kartais reikia tiesiog, aš sėdu į mašiną, vairuoju ir gal keistai skambės, bet toks jausmas, tarsi aš, pavyzdžiui, pasiimu save, tarsi vaiką iš mokyklos ir važiuoju namo. Ir aš su to vaiku, kuris esu aš pati, kalbuosi. Maždaug, kaip sekės, ar ten mokytojas sakė, ten tą ir tą padarai. Aš nevaidinu, ta prasme, nekalbu apie kažkos mokytojos, kurių nėra, dar man tiek. Bet kad aš pasišneku su savim, tai tikrai, nenorėjai ir vis tiek padarėjai, arba bijojai, bet paėjo. Ar ten šitiek šūdo išvaistėjai savo energijos, kad tiek daug blogų scenarių prisigalvoja ir nei vienas neišsipildė. Ir užfiksuoja, kad kartais tas protas klysta ir vis dėlto ne juo reikia pasikliauti. Tai aš labai mėgstu užfiksuoti šitos dalykus. Arba dieną po koncerto, tai prisėst, pabūt, tai dienoraštį aš dar rašau, tai aš dienoraštį būna, mėgstu, aptarinėju su savim. Nes kartais eina ir praeina, tiek daug įvykių būna etapuose, kai tiesiog skrieja laikas ir nespėjai pasidžiaugti. Tai aš sąmoningai tą darau, nes tikrai autopilotų, manau, pro daug ką praeičiau. Tai dėl to reikia ne tik tas dramas gyvenimo iškelti viršų, bet ir pergalės tokias, kad ir kokios jos mažos būtų. Pavyzdžiui, per jogą vakar atsistojau tokiai pozoj pilnais kulnais ant žemės ir nieks aplinkui to nematė. Niekam neįdomu, nes visi jau savo egzorcizmo levelį daro. Ir jiems mano pergalė atrodytų, rado čia ko jinai džiaugtis. Bet man, kaip Pinokiui, tai čia yra didelis laimėjimas. Tai svarbu su savimi mokėti džiaugtis, kad nelauk, kol kiti tave patvirtins. Tai čia irgi yra labai svarbi gyvenime tokia laimės šaknelė. Gerai. Manau, gražus labai atsakymas ir aš labai pritariu tau, kad mes dažnai, save plakam, kai nepasiseka kažkas, ko tu tikėjai iš savęs, kad čiagi garantuotai padarysi, bet tada nepagiriam savęs, kai fainai būna, tai manau, kad labai yra tai svarbu.
Toliau yra toks labai, sakyčiau, platus klausimas, bet gal tu jį atsakysi. Anglau 617 klausia tavęs, kokiomis gyvenimo vertybėmis vadovaujasi? Ar turi, nežinau, kažkokias kelias pagrindinės vertybės? Nu, va tas mano atvirumas gal yra toks pagrindas. Nes aš ir tau šiandien galėjau sakyti, nu, jaučiuosi normaliai, neblogai. Jo, aš sakau. Bet aš tiesiog, man ant liežuvio galo buvo tas, ką pasakiau ir pasakiau. Bet, žinai, su tuo atvirumu yra tas, kad paskui susimokėti irgi reikia. Ir kai aš pabuvau atvira televizijai, tai iš viso buvo crazy. Ir aš supratau, kad atsidūriau įdomioje pozicijoje su savo atvirumu, nes televizijoje viskas žiūrisi kitaip. Taip. Žinai, ir ilgą laiką televizijoje žmonės buvo pratę matyti labai gražias moteris, kurios atneša voką Valinskui. Taip, ir tik šypsosi. Viskas. Pamojuoja, išeina, žinai, būna ten, žinai, hei, tokias lengvutės, fainutės. Ir tada aš ateinu su savo raukšlėta kakta, labai daug emocijų, su kažkokiais ten gal piktesniais kartais klausimais, ar ten ribų brėžimu ir panašiai. Ir daug kam yra streikas smegenyse. Jie nesupranta, kodėl per televizorių rodo šitą mergą, kodėl jinai taip keistai elgiasi. Bet O kai kuriems kaip tik yra, geras, jinai normaliai kaip žmogus būna. Tai va, bet tiesiog tie, kurie moka, supranta mane, gal džiaugiasi, palaiko, jie tai daro savo galvose privačiai. O va, tie heiteriai, kaip aš sakau, heiteriai yra labai disciplinuoti, jie kaip į darbą eina į heitą. Yra duris atsidaro, jie eina į heitą, jie prisėda prie klaviatūros ir jie heitina. Čia yra jų darbas. Tai va, jie visada būtinai man praneš, kokia aš esu ir aš žodžiu. Bet žinai, jeigu tu vėlgi telkia, tarkim, kažkaip bandytum kitaip elgtis, tai tu irgi blogai jaustumės, nes tu, nebūtum savim. Tai, tiesiog... tai parodo, kad tai iš tikrųjų yra mano vertybė. Jo. Nes aš turėjau išbandymą televiziją, aš ten tikrai galėjau atsidurti tokiai pozicijai, kur ten, čiagi žaidimas, čia mums reikia daugiau to, daugiau ano. Ir aš galėjau žaisti, nes kartais tikrai yra tam tikrų pageidavimų tenai iš mūsų, bet tu neprivalai jų vykdyti, nes vis tiek tu esi atskiras žmogus su savo vardu, pavardė, su savo vertybėm, kurias tu ir atsineši. Tai va, tai man buvo fainas išbandymas ir neatėmė. Bet kaina aš supratau, kad tai kainuoja. Nes kol tu esi savo draugų grupiai, lankai būreliai, nei dailę, į keramiką. Bet tu, būdama Gabrielė Vilkickytė, tu jau nesi tiesiog draugų ir būrelių žmogus, tu jau, žinai, eini, jau vienaip ar kitaip eini į viešumą. Tai vis tiek save atiduodi, žinai, jeigu ne telikui, tai per koncertą. Tik aišku, kita forma, žinai. Jo, man yra, žinok, šiaip dabar toks etapas, man labai didelė disociacija yra nuo savo vardo ir tu pasakai, Gabrielė Vilkickytė, tas pats kaip Coca-Cola, kur tipo kažkoks brandas, tipo, bet iki galo, nežinau, man keista, kai mane kreipiasi vardu pavardė, o ne vardu. Nes man neįvyko tas momentas, kur aš pajaučiu, kad aš peržengiu slenkstį, dabar aš esu čia vieša veikla užsiimantis žmogus ir aš čia dabar turiu būti tokia ir tokia. Aš vis dar matyt taip naiviai esu tame etape, kur man atrodo, kad aš vis dar einu į būrelį, būnu su draugiam ir panašiai. Tada užlipi ant scenos, ten pabūni irgi su draugų būriu ir viskas. Bet žinai, čia nėra turbūt... Čia visas yra. Jo, aš esu, nes man atrodo, kad tavo, žinai, fanai ir klausytojai, jie jaučia, kad kažkiek tave, kaip tu sakai, pažįsta. Nes aš matau ir iš klausimų ir man žmonės nerašė žinutės, kada čia tas interviu, kaip čia kas. Bet dabar smė, kad jiems yra įdomu ir jie jaučia, kad jiem patinka tavo muzika ir jie vis tiek save turbūt sieja, žinai, su tavim. Tai ir labai faina, ir kad čia yra netgi ne išskirtinis, o labai normalus dalykas. Ir jame galima atsipalaiduoti ir juo džiaugtis, nes, aš labai daug kartų gyvenime esu girdėjus, per jautriai reaguoju, neimk į galvą ir panašiai. O man atrodo, kad mano auditorija yra ta, kuri ima į galvą, ima į širdį, jiems rūpi, jie nori suprasti, jie nori pas tą detektyvą nueiti ir išsiaiškinti savo bylą. Ir man faina, kad mes susijungiam. Tiesiog kartais tarp tų žmonių įsimaišo ir šiek tiek kitokie veikėjai ir taip biškai kaip degutas suveikia tam dideliam kubile. Klausyk, truputėlį apie televiziją užsiminiai, tai aš čia manau, kad su televizija yra susijęs klausimas. Evelina Pavlovskaja klausė, kas ten per meilę beveik atsitiko tarp jūsų ir Sakalo. Ir aš mačiau, čia buvo ne vienas toks klausimas, tai turi arba neturi, nežinau, kodėl žmonės taip galvoja. Galiu šiaip kontekstą duoti šitam atsakymui, nes galiu ir bukai atsakyti, kad ten jokios meilės istorijos nebuvo. Jau ir Sakalas mačiau ten ėjo ir aiškinasi. Labai keista, tipo, gyveni gyvenimą ir paskui turėti ir teisintis ten crazy. Žodžiu, bet kontekstui.
Bet kol aš, kai pasakoju apie tą geros mergaitės sindromą, turėjau tą savo lygą, aš buvau labai kompleksuota. Ir aš labai nemokėjau bendrauti su berniukais, ten man į akis buvo sunku žiūrėti jiems, sunku atsakyti kažką į ten jų kokį nors ten, ką tu, aš nežinau, ką atsakyti. Šiaip neturėjau tiesiog bičių savo gyvenime kaip draugų. Ir tada, kai pradėjau biškis su savim pažindintis, pakeliavau, pabuvau viena, supratau, kad galiu būti ir taip, į terapiją nuėjau. Vieną dieną atėjau pas terapeutą ir sakau, man šiek tiek darosi baisu, aš pradėjau su labai daug vyrų bendrauti. Aš net kartais su jais flirtuoju ir jinai žvengia, jai taip juokinga, aš sakau, kodėl jūs juokiatės. Jinai jaučiu džiaugiasi, kad taip, ir jinai sako, tai gerai, taigi taip ir turi būti, sako, taigi tu sveika moteris, sako, tugi žydi, tu turi šitaip gyventi. Ir aš sakau, ar tikrai, čia taip keista, su tiek vienu metu, tarsi aš, ta prasme, su tiek vienu metu, čia kontekstą jau trauksiu, jūs įsivaizduoju. Bet žodžiu, kad aš atradau, kad geras, su vyrais galima tikrai bendrauti, neišsižadant savo kažkokių vertybių ir nebandant jiems įtikti, o kaip tik atrasti tokią gerą kompaniją. Ir Sakalas, čia buvo vienas tų pavyzdžių, kur aš sutikau savo tokį labai stiprų, dvasiškai, kūrybiškai bendramintį. Ir mes su juo galim dūkt kaip du klasiokai, kurie baigėsi pamokas ir jie dviese turi savo planą, apie kurį nežino kaip tik klasiokai. Ir visi galvoja, tie tai tikrai draugauja. Taip. O iš tikrųjų gal jie prisiperka ledų, sėdi groja, žvengia, ar ten žiūri multikus ir ten aptarinėja, ką mato. Tai su Sakalu įvyko šitai. O kiekvienas realybės šou nori, kad projekte atsirastų pora. Tai nieko nuostabaus, kad galbūt ten... Aš prisipažinsiu, aš nežiūrėjau Lietuvos balso ir aš nemačiau montažo, kad gal tikrai buvo kokie ten sukarpyti mūsų ten žvilgsniai, ar ten kažkas. Bet žinai, kartais užtenka ten vieno kažkokio, nežinau, dalyko ir tada jau žmonės, arba kas nors paskleidžia kažkokį gandą. Gali būti laisvai. Aš daug gandų, su kuo tik aš nedraugauju, žinok, šiuo metu. Aš esu daug girdėjęs, man šiaip labai smagu ir nes tu nepasakai, žinai, to konkretaus žmogus, arba nerodai ten nuotraukų, žinai, viešinį ir tada žmonės galvoja, gal nes. Gerai, tegul, gerai, kažkoks tada susikūrė pletkas lygio vietą. Nes aš girdėjau, kad skateris yra tavo bičias. Taip. Taip? Taip. Ai, tai gal tada maždaug žinau. Dėl Sakalo tik noriu užbaigti, kad žmonėms yra labai neįprasta, kad vaikinas ir mergina gali būti tiesiog draugai. Bet aš manau, yra daugybė pavyzdžių, kai vis dėlto įmanoma. Taip, kartais būna, kad ten vis dėlto kažkuris ten turi simpatiją didesnę, mažesnę, bet apie tai reikia pasikalbėti, galbūt prilaikyti tada atstumą kažkokį, jeigu ta simpatija įvyko, bet jinai nėra abipusė. Ir tada gal vėl atsinaujina, nes yra tam tikrų bičių mano gyvenime, su kuriais atsinaujina draugystė po kažkiek laiko, nes ten jisai vedė, ar ten, nežinau, ten tiesiog pasikeitė jo matymas į mane ir mes vėl galim bendrauti. Tai dėl to labai faina. Tik tai kartais, aišku, mano tą draugiškumą netai perskaito ir galvoja, kad aš čia taip pat romantikuoju, kaip kad tikėjusi. Jo, bet čia tas yra gal, žinai, to atviro, atsipalaidavusio žmogaus dalykas, kad žmonės galvoja, jeigu tu ten juokiesi, kad čia, tai jie flirtuoja, jie turbūt, tas yra, kad... Vieną kartą Palangoje žiemą pamatė su Vidu Bareikiu. O mes... O mūsų draugas trečias rūkė lauke ir jis išgirdo, ką žmonės, pro kuriuos mes praėjom, pakalbėjo. Ir jie kalba, tu matai, jisai jau nebe su Indre, kaip greitai tas pramogų pasaulis, kas čia iš vis tokia jauna. Ir ateina tas mūsų draugas ir sako, nepatikėsit, ką girdėjau. Tai Vidas tai jau tiek metų visam šitam dalykė, jis toks viešas žmogus, ten tai viešas žmogus ir vieši santykiai. Jis taip pripratęs, prie jam juokinga buvo. Taip. O man buvo toks, čia absurdas, kaip galima taip galvoti. Noriu pasiteisinti. Išvados, kurios šitos moteris, aš tai nueisiu. Tai va. Bet čia šiaip juokinga, nes aš esu darius interviu, ir, aišku, su merginom, su vaikinais, ir tada sutinku, pavyzdžiui, kažkur, nežinau, ten bare ar kažkur viešoje vietoje tiesiog žmogų, kuris sako, mačiau, žinau, čia tave, taip toliau. Ir tada, man labai keista, nes tiesiog tualete, ten mes ten pulą gal žaidėm, žinai, ir tiesiog mergina sako, tai tu turbūt draugauji su Evaldu Jasaičiu, čia jis tavo vaikinas. Ir aš tik galvoju, ką? Kur mes tam intervą kalbėjom apie jo sužadėtinę dar tuo metu, žinai. Ir aš tokia sakau, ne, gali čia griauti, žinai, negali. Aha. Tada kitą kartą susitikau irgi tokią pažįstamą, sako, aš tai galvojau, kad tu draugauji čia su to, kur tu kalbinai ten praeitas, aš sakau, kaip? Žmonės tiesiog nori, kad tu su kažko draugautum. Aš draugauju, bet tiesiog nesu tai žmonėm. Bet jie nori kažkaip gal pirmi kažką nuspėti, paklausyti, sužinoti, žinai. Wow, tiesiog, bet aš visiškai suprantu, kad jeigu tave dar gyvai pamato, tai čia Dieve mano, tai čia...
Švis baisu. Gerai, važiuojam prie kitų. Skirgailu tavęs klausė. Ar nebijai susirgti žvaigždžių liga ir pamesti nuoširdumą, kurį visuomet skleidėjai? Tai, man atrodo, televizijų galėjau turėti progą, nes tenais tiek gauni to iškeldinimo, tokio, kad gali pagalvoti, kad čia taip ir yra, bet ne, man atrodo, čia du dalykai labai man padeda. Vienas yra, kad aš baigiau jėzuitų gimnaziją ir ten mes nuo labai anksti turėjom rekolekcijas, tokias stovyklas, kur mes labai, kur nieks neliepė tikėti Jėzų, bet tau buvo suteiktos visos galimybės patirti daugiau negu daiktų pasaulis. Ta prasme, kad gyvenimas nėra vien daiktai, reitingai, mašinos, ten geriausi universitetai, bet ir žymiai daugiau. Tai yra tavo visas vidinis pasaulis, tavo troškimai, kompleksai, baimės, taip toliau. Ir nuo tada aš savį supratau, pradėjau apčiuopti, kas man teikia didžiulį džiaugsmą gyvenime. Ir tai nėra būti populiariausia mergina klasiai, nes paskui tai persikelia ten būti ten populiariausia mergina ten kur nors mieste, klube, industrijoje, projekte ir taip toliau. Ir tu tik perkelinėjai tą vaidmenį ant kitų vis ryčių. Aš supratau, kad man didžiulį pasitenkinimą kelia ryšys su savim, su kitu žmogum, atvirumas, nes toj stovyklai, aš atsimenu, ten buvo daug merginų, kurios mokyklai manęs vengdavo, su kuriamis nebendraudavom, arba kurios būtų tokios bulės, tokios dažnai mėgdavo kandžiai kalbėti. Ir toj stovyklai žmonės šneka labai atvirus dalykus apie tėvų skyrybas, apie tos pačius mitybos sutrikimus. Ir tu tą didžiausią Gossip Girl, kuri ten daugiausia tyčiasi, tu išgirsti, kokiuose namuose jinai gyvena ir tu jai tiek empatijos atrandi. Ir paskui žmonės mokyklai nesupranta, kodėl tu su ja draugauji, aišku, nes tu sužinoji apie jos tą slaptą pusę. Tai nuo tada man atsirado toks labai nuoširdus supratimas, kad aš jaučiu išsipildymą ir pasitenkinimą per šitą ryšį. Šitas labai daug. Ir gavau du dalykai, koks antras? Dabar pamiršau, ką norėjau pasakyti. Geras, pamatai, vieną minutę žinai. Tai nieko tokio. Bet tiesiog, kaip tik šitoje industrijoje yra labai daug tuštybės, tarsi visada buvo, normalu, bet tiesiog aš jau pasiekiu tą lygį, kur pradedu permastyti, ar aš tikrai noriu čia ilgai užsibūti, nes daug pasitenkinimo man atneša visai ne šitas rytis ir aš galvoju, ką norėčiau ten po 5 metų veikti, nes aš vis pagalvoju, kad norėčiau būti mokytoja, tik nežinau kokio dalyko. Muzikos, ne? Ne, aš šiaip ne muzikantė, žinok. Aš kaip pažiūriu į savo muzikantus, kurie groja pas mane bende, kaip jie groja, kaip jie myli muziką. Aš labai myliu, bet aš taip nemyliu, kaip jie myli. Neturiu tiesiog to Dievo įdėto. Pas mane įdėta yra empatija, yra toks socialinė veikla, aš kleščiu, kai savanoriauju, man tiesiog, aš tiesiog grįžtu namo ir tiesiog nežinau, kur pasidėti savęs, kiek man tai daug duoda. Todėl aš žinau, kad žvaigždžių liga mane labai gresia. Nes tiesiog mano fokusas į išsipildymą yra ne per aplodismentus, ne per svetimą patvirtinimą, o per tokią duoklės atidavimą, kur net nereikia gražos kažkokios, kur net nėra apie dėmesio gavimą. Žodžiu. Anyway, kažkaip toks. Čia dabar toks esu etape, kur vis permastau iš viską, aš darau gerai, kur man krypsta savo dėmesį. Viskas gerai, ką. Žinai, aš nežinau, ar tau, tu spėjai, kad daug overthinkinė, kaip sako, ar ne? Bet ar nėra taip, kad kartais, pavargsti nuo to ir nori tiesiog sąmoningai nebemastyti, atrodo. Jo, dėl to ir sportas man patinka, nes aš tada nebemastau. Aš tiesiog dalyvauju savo kūne tuo metu. Jo, tai sportas šiaip yra tas dalykas, kuris labai... Jau aš kai pagaunu, kad aš tam tunelį važiuoju žemyn, aš tada apsiaunu kėdus ir išbėgu. Gerai, toliau dar važiuojam su klausimais. Taip, Gabrielė Ekryseim klausė tavęs. Gabrielė, ar turi slaptą TikTok paskyrą? Ne, neturiu tikrai. Man jau Instagramo per daug ir aš tiesiog priėmiau sprendimą, kad dar vienos programėlės man nereikia, nes aš irgi esu silpnas žmogus, kuris gali užsiskrolinti taip ir tada aš savęs nekenčiu. Bet žinai, kas, kai skrolini, tai ir neoverthinking, nes nemastai, nes tu gali tiesiog... Taip, bet aš nenoriu, žinok, būti. Man dėl to labai baisu, kaip skrolinam kūdikiai. Aš esu mačius šalia manęs 2 metų mergaitė su tuo iPadu, žiūri YouTube. Jinai dar nešneka, bet jinai YouTube turi savo mėgstamiausius multikus jau. Ir jinai, žodžiu, prasideda reklama ir ta mergaitė paspaudžia skip ad.
Jau viską jie. Jinai ten dar žino. nešneka, bet jinai Taip. paspaudžia skip, jinai ir man nuėjo švirpas per visą kūną. Ir aš pagalvojau, šitas žmogus dar nešneka, mes dar nežinom jo balso tembro, bet jis jau žino, kad reikia reklamą perleisti, nes tėvai nenupirko YouTube Premium. Ir man tai atrodo, širpokas momentas. Jo, šiaip jos, tai ekranas čia visiškai pritariu. Aš nesu mačius tokio vaizdo, bet aš tikrai tikiu, kad, čia nesąmonė šiaip. Ne, ir taip, man atrodo, ir mane šiaip erzina, kai su žmogum būnu ir jisai skrolina ir aš turiu susikaupti, nes aš iškart nebenoriu kalbėti, bet tada aš, žodžiu, labai daug... Dabar nepyk, kad aš skrolinu, aš suprantu, čia tavo darbo, aš suprantu, tavo darbo dalis šiandien, bet tiesiog, man ir taip yra daug jau ekranų, tai tik toko tikrai... Okay. Jo. Čia visiškai suprantamas atsakymas. Jo, šiaip dėl to norėjau paklausti tavęs, nes įdomus tavo bet požiūris. Bet man atsiunčia vis draugai ten kokiu nors tiktokų, ten su mano magijos sureliais, ten pavyzdžiui, priderinta, kiekvienas surelis priderintas prie mano outfito kažkokio ir dainuos. Tai visai miela buvo. Geras, žmonės kūrybiški. Jo. Šiaip, aš žinai, kadangi yra tikrai labai daug klausimų, nerandu, bet aš skaičiau tokių klausimų. Aš galiu trumpiau atsakinėti. Tiesiog. Ne, tiesiog, kad aš noriu tą žmogų kaip pagarsinti jo vardą, kas uždavė šitą klausimą, bet kažkas tavęs klausė apie tikėjimą, ar tiki Dievo, ar kažkas tokio, bet dabar nerandu tiesiog, bet tu gal truputėlį užsiminė apie tai, kad... Tai, kad aš baigiau jėzuitų gimnaziją, tai nereiškia, kad aš esu tikinti. Ta prasme, aš tikiu į Dievą, bet aš į bažnyčią neinu. Ėjau vaikystėje, ta prasme, tvarkingai, ten komunija, aš paklėriai visi ten tie. Taip. Viską padariau, bet aš iš pažinties nebuvau senokai. Ai, nu va, čia radau tą klausimą, Akvilė Surgytė klausė, ar Gabrielė religinga, šiaip labai toks. Ne, religinga ne. Bet aš tikrai tikiu į Dievą, aš tikiu į pomirtinį gyvenimą, aš tikiu, šiaip aš, čia jau, kas būtų nebe turbūt katalikiška, kad aš tikiu, kad yra reinkarnacija, kad mes vaikštom per skirtingus kūnus, tą patį sielą. Kaip tik šiuo metu skaitau knygą Sielų kelionės apie tai. Tai mano močiutė gal nepritartų. Bet vėlgi, tiek žmonių tiki į Dievą, eina į bažnyčią, bet tada skaito horoskopus, ten, ar ten mėgsta palošt kortom ir panašiai. Tai ne, aš būsiu tarsi atvira, kad... Bet Dievas tai tikrai yra 100%. Tik aš nežinau, kas vyksta Ukrainai tada, dėl Dievo, kur jo dėmesys, bet ir ne tik Ukraina, aišku. Bet tokie momentai, kaip karas, jis, nežinau, jeigu aš būčiau ir tikintis religingas, ta prasme, žmogus, man sudrebintų pamatus iš naujo, atrodo. Jo, bet suprantate, kad kiek yra tų religija, tarsi tęsiasi, žinai, amžius, ir tada visais laikais buvo tų tokių neteisybių, žinai, ir tada jo, tu gali galvoti, kaip čia, kas, ar čia išbandymas, čia labai toks gilus dalykas, žinai. Labai. Čia tiesiog tokia mintis, kartais turiu tokias jam. Taip, apie tavo koncertą čia buvo ne vienas klausimas, žodžiu, Aiva, Meida Butkutė klausė, kiek iš viso bus dainų koncerte Kalnų parke. Aš toks labai konkretus klausimas, kiek dainuoti? Nežinau, buvo, važiuoju, mes arenai dabar, kai darėm koncertą, mes buvom daug dainų, nes visą albumą reikia sugroti, plus senos dainos, tai mes buvom sustarę, kad nedarysim viso. Kad būtų tvarkingai, tipo, ten neperlipti ten į 2 valandą, į 2 valandas ir panašiai. Bet žmonės taip skandavo, taip neskubėjo, taip mylėjo ten mus, kad mes tiesiog taip susižvalgėm ir tokie, tai troliai bus, einam pagrosim. Tai va, dabar jau sutarėm, kad visas bus, jeigu tik tai žmonės prašys. Ką žinau, kokių ten pas mane. Mano, kadangi dainos ilgos, po 5 minutės, kai kurios dar aš šneku, tai dainų nėra ten 20, bet jau yra kokių ten 16 gal. Keistas klausimas. Nes, pažiūrėjau, tada žmonės klausė, Saulė, Sink, kada kitas koncertas apart Kalnų parko? Tada mačiau, kad buvo dar klausimai, ar bus nemokamų mažose miesteliuose koncertų. Žodžiu, turi visą savo turi. Aš praeitais metais dariau nemokamus koncertus mažose miesteliuose, tai kol kas aš jų netęsiu, nes dabar fokusas ne ten. Bet aišku, bus dar vasarą koncertų, bet nebus tiek daug. Anksčiau man atrodo, kad reikia sugroti visus koncertus, uždirbti visus pinigus. Taip. Ir aš atsimenu, prieš 3 metus turėjau 36 koncertus. Ir man tai yra per daug. Ir aš plus daugiausiai jų grojau tiesiog viena. Važiuoju su savo mašina pianinu, ten iškraunu. Crazy vienas dalykas buvo, važiavau, atsimenu, Utenos Molėtų plentu. Ir pravažiavau, plentu važiavo senas vyras ant dviračio. Ir kai atgal važiavau,
buvo didžiulė kraujo dėmė ir tas dviratis buvo sumaitotas. Ir man buvo toks šokas, kad kol aš kažkur važiavau koncertuoti, galimai tas žmogus žuvo. Tai čia buvo toks. Ir aš tiesiog kažkaip buvau tokia pervargus ir aš prie to vairo beveik miegojau, kad mane taip pabudino tas dviratininko incidentas, kad pagalvojau, dėl ko aš čia, kam? Ne, bet čia šiaip, tamsi traumuojantis vaizdas apskritai. Labai. Wow, okei. Galvoju, ką dar apie koncertą tavęs klausė. Turiu tau, žinai, ką iš tikrųjų turiu garsinį klausimą. Garsinį? Ir net vaizdinį. Garsinį vaizdinį. Jau net gerai. Taip, tuoj surasiu. Tai yra klausimas nuo šiaip tavo kolegos ir bičiulio, gal net taip drįšiu pavadinti, tai yra Domantas Starkauskas. Taip ir suratau jau. Aha. Nežiūrėjai intervą, kur aš su juo dariau, ten 2 valandas interviu. Ir ten buvo ta vieta, kur aš jam sakau, užduok Gabrielį klausimą, nes aš ją kalbinsiu. Okay. Tai aš tau parodysiu gal netgi su visų vaizdu. O tai aš turėsiu irgi kažkam užduoti? Ne, galės. Aš tiesiog, kadangi žinau, nes mes pradėjom kažkaip truputėlį kalbėti apie tave, jisai užsiminė, sakau, tai sakau, užduok į klausimą, nes neateis. Tai prašau išklausyti. Gerai, su tokį klausimą, kurį šiaip užduočiau. Kokį albumą, kokį norėsi daryti sekantį albumą, ar jau turi minčių ir link kur eisi. Ir ar pagaliau parašysi kūrinį ne tik su pianinu. Labai gerai. Čia įdomu, nes aš noriu šitą užduotį, aš noriu, kad jinai bandytų šitą užduotį parašyti su bosinė gitara, pavyzdžiui. Geras, jo, lemma. Oi, Domantas. Tai prašau dabar. Bet irgi mes su Domantu gal irgi galim taip leisti laiką, kur iš šono kas nors pamatys mus tenais ir pagalvos, šitie tai tikrai draugauja. Taip. Nors vapšė tiesiog, kartais yra tiesiog tu atrandi visom pasaulio minioje žmogų, su kuriuo tu tiesiog einasi, tiesiog kaip ping-pongą žaidi, bendrauji ir ten nėra jokių slaptų kėslų, ten yra tiesiog mainai energetiniai vyksta, bet žmonės, jie mato, ką nori matyti. Jo. Geras, tai Domantas uždavė viena dalis yra ta, apie kurią aš galvoju kasdien ir nežinau, tai apie ką mano kitas albumas. Nes aš nesu tokia dainų kepėja, kaip gal kartais norėtųsi, kad būtų taip, taip biškiant tempo. Taip. Aš turiu taip kažkaip išgyventi, suvirškinti, dėl to aš kartais pamirštu, kokia mano profesija, nes aš būna ištisus mėnesius, nei koncertuoju, nei rašau. Darau ten kitus dalykus, ar ten tvarkausi mokesčius, ar dar ką nors. Tai man reikia pribręsti. Kaip ir mano Mažas rūpintojėlis, antras albumas, jisai atėjo su laiku. Bet kai atėjo, tada jau fontanas prasidėjo, nes kai aš priejau tą ypač formuluotę, Mažas rūpintojėlis, man viskas taip gerai pasidarė aišku. Ir kai tau yra aišku, tu tada lengvai ir perduoti informaciją. Tada dainos pradėjo eiti viena po kitos. O kol nedasikasi kitos šaknelės, tol ir blaškais žmogus. Tai aš dabar esu tokia medžiotojo fazėj, kuri ieško temelės, tokia būnu ir jinai ateis su laiku. Tai dabar stengiuosi taip smalsauti. Ir aš irgi labai laukiu parašyti dainą ne prie pianino, nes pianinas yra mano kalėjimas. Mano labai elegantiškas, gražus, juodai baltas kalėjimas. Kur labai esu įkritusi į tuos pačius akordus, į tuos pačius braižus, kur pati save nuspėju. Ir kartais pačiai su savim nuobodu pasidaro. Ir aš esu šiandien, tarp kitko, ryte duše buvau ir per visus namus buvau pasileidus ten tokį seną Pink Floydų koncertą, kur ten buvo gitaros solo. Ir aš žiūrėjau į savo ilgus nagus, jie normalūs, bet man ilgi skaitosi. Ir aš galvojau, gal reiktų nusikirpti. Ir imtis tos gitaros. Nes aš prieš COVID jau buvau nusitrumpinus nagus ir nuėjus į gitaros pamokas gal 3, bet tada prasidėjo COVID ir aš užmečiau. Bet vis dar turiu gitarą, kurią man padovanojo mokytojas. Tai tarsi ta gitara tiesiog yra, aš galėčiau tiesiog pradėti. Atsimenu, mokiausi Wish You Were Here. O, geras irgi Pink Floydai. Va. Tai gerai, bet tu nenubrėži tos tokios, kad ne, aš neimsiu kito instrumento, tikrai nori. Oi, ne, iš vis, aš labai norėjau. Gitara tai atrodo toks tipo tiesiog defaultinis instrumentas, kurį davai. Norėtųsi, šiaip man labai gražu trimitas, saksofonas, pas mane grupiai Benas groja birbynę, tai čia Make birbynė cool again dabar toksai darosi, nes jau išpopuliarinom jaunai kartai. Mes su Domantu šnekėjom apie lūpinę armonikėlę, kad sakau, tau reikia jam su lūpinė armonikėlė, žinai. Irgi tokių, žinai, fainų yra tų instrumentų, kur galima daug, žinai, labai. Pianinas tiesiog, aš 7 klasėje baigiau savo pianino pamokas. Vat 7 klasė, čia maždaug prieš 100 metų. Ir aš taip ir groju.
mano pianino įgūdžiai nėra labai patobulėję. Tai aš visiškai pripažįstu garsiai, kad aš groju labai primityviai ir dėl to labai Bet labai to lengva. užtenka. Ir labai lengva kitiems, kuriems patinka tos dainos jas atkartoti, nes nereikia ypatingų ten Šopeno žinių. Nu ir nuostabu. Tai žodžiu, fainai šiaip žinot, kad tu labai plačiai dar žiūri, žinai, tą muziką ir nėra, Taip, kad nes, užsidarai. žinai, kartais reikia pačiam save iš naujo sudominti tuo, ką jau darai, kurį laiką. Jo, čia Reikia labai ras, teisingai. kaip save dar sudominti. Tai naujas instrumentas man atidarytų naują galvoj teritoriją. Toks exciting čia, žinai. Ir neuronų jungtis būtų tokios, reikia daug darbo dabar. Jo. Bet čia fainai, labai gerai. Dar turiu, šiaip matau, kad tokį fainą klausimą, kurį tikrai labai noriu tau užduoti, tai yra Austėja Sink, gal aš juos kažkokį užduodu. Žodžiu, parašė taip, kaip pasiruošti meiliai, kurios taip laukia, bet niekaip nerandi. Toks labai gražus, bet iš tavęs, kaip, nes tu irgi esi kalbėjus, kad atradai tą meilę. Vienaip ar Labai kitaip. didelė atsakomybė. Jo. Aš esu turėjęs labai tokią liūdną patirtį santykių savo. Nu, dabar, kaip pagalvoju, net nebuvo ten santykiai, ten buvo toksai gal naivus bandymas, gražus, nes aš labai nuoširdžiai tai dariau. Bet aš irgi dabar suprantu, kad aš neiškeiščiau. Ir jeigu reikėtų gyventi gyvenimą iš naujo, nu ir vėl aš pragyvenčiau tą patirtį. Nes nors jinai atėmė, žinai, ką atima nelaimingą meilę, tą tokį naivumą. Taip. Tą tokį atima. Nors paskui būna, jeigu dar kartą patiri tai ir tada galvoju, o Dieve, vis dėlto tipo veikia, tai tas jausmas geras. Bet atima vis tiek tokį lengvumo pojūtį, tu vis tiek galvoji, kad čia per gerai, čia laikinai, čia toj baigsis, čia toj atims. Ir kokia frazė man labai padėjo suvokti, kas man darėsi, kad aš iš vis įsivėliau į tą savo pirmą patirtį nelaimingą. Nu, nes aš tuo metu jaučiausi tiek verta. Man atrodė okei. Man atrodo normalu nuolat laukti, nuolat jaustis nepamatytai ir taip toliau. Atrodė, va, aš, nu, čia taip va būna tokie santykiai, čia taip va ir filmuose panašiai rodo. Ir iš tikrųjų prisipažinsiu, šiuo metu peržiūrinėjau karts nuo karto Seksą ir miestą. Ir paauglystėje mes pešdavomės, kuri yra Carrie Bradshaw, nes visos norėjom ją būti. Taip. Ir dabar aš tiesiog, man reikia įsikipti į kėdės atlošą, kad kartais aš iškeščiau jos tam tikras scenas, nes tiesiog ten yra šakės, kas ten vyksta su ją ir jos vyrais. Tai vat mes priimame tokią meilę, kokios jaučiamės verti. Ir kuo geriau save pažįsti, save priimi kaip netobulą, bet mylėti labai norinti ir to vertą žmogų, ateina laikas, kai į tavo erdvę įžengia žmogus, kuris irgi yra tam pribrendęs. Ir aš manau, kad jeigu ne mano liga, aš būčiau žiauriai prasibėgus per tos bernus. Ir kai mano draugės jau pradėdavo ten su vienu, su kitu, aš neturėdavau jokių istorijų, jokių. Aš nuolatos būdavau įsimylėjus, ką nors, kas yra nepasiekiamas. Ir taip, 3 metam, spakaina. Koks nors ten bičias, kurio neįmanoma ten turėti, nes ten jis tai ar vyresnis, ar jis ten vedęs, ar jis ten iš vis Bredas Pittas yra iš tikrųjų. Ir esmė, kad tiesiog man patogu. Nes aš iš tikrųjų žinau, kad aš nedrįsiu žengti tą santykį, todėl man verta išsirinkti nepasiekiamą žmogų. Logiška. Jo, nes, nu, tipo, bet aš to nesupratau. Nu, čia viskas pasąmoningai buvo. Tai va. Ir po tų didelių skausmų, ir ten tų neišsipildžiusių simpatijų taip pat, aš supratau, kad aš nukankinau savo širdį, kad aš kažkaip leisdavau, jinai plaka, jinai tiek stengiasi, mano visa energija tiek nukreipiama, bet į visiškai nederlingą žemę. Ir tada, kai pradėjau atsigavinėti, supratau, kad aš nebenoriu, kaip čia pasakyti, nenoriu eiti ten, kur yra kažkaip tai vidutiniška, tam, kad pasaugočiau savo širdį. Ir aš atsimenu, kad prieš sutikdama savo draugą, aš ten deitinau tokį kitą bičą, kuris į pasimatymus dar vaikščios tą kitą dainininkę. Ir aš taip apie tai žinojau, bet man tai netrukdė. Nes man, aš buvau tokia, man bilė smagu, fainai, jisai prajuokina, jisai dainuodavo man hiperbolę žemaitiškai, man tai atrodė labai linksma. Ir paskui aš pradėjau, ką aš čia darau. Galvoju, nes aš jau susižavėjusi, jau man faina, čia nuotykiai, čia naktis skambina, dienas skambina, taip smagu, nenuspėjama. Ir tada aš pagalvojau, man čia kažką primena, aš jau buvau šitoje situacijoje ir aš leidau savo, kad tai iš juoko pereitų į labai rimtą dalyką. Ir tada įsiskaudinau ir tada, žodžiu. Ir tiesiog vienu metu aš supratau, kad aš nebenoriu švaistyti savo širdies. Aišku, reikia, sunku atskirti. Taip. Bet visada tam yra mūsų kūnai, kurie perduoda labai stiprius
Kaip tu jauties būdamas to žmogum? Ar tu esi įtampoj, ar tu jauties, kad kiekviena poza kažkaip sėdi ir jauties baisi, negraži, nepatogi. Kad nesijauti savim, žinai. Nesijauti savim, neatsipalaiduoji, jo. Ir aš tiesiog pradėdavau stebėti, koks yra va, tas jausmas va čia krūtinį. Ir tas man labai padėjo, toks mano radaras buvo. Ir aš nuo tada pradėjau klausytis visose gyvenimo srityse. Ir muzikoje, ir ne muzikoje, visur. Ir kas yra labai įdomu, kad kuo tu daugiau pradedi klausyti savo kūno signalų, tu vis labiau stoji į jo komandą ir jūs vis labiau pasiekia tokį vieną ašį, kad nebėra, kad protas vienas sako, kūnas kitą. Ir va, tas labai susinchronizavimas man labai labai daug duoda gyvenime. Kartais nepavyksta, aišku, bet jau kiek kartų esu pasigilėjęs, kad kažko nepadariau pagal tai, kaip jaučiau. Tai va, tai kai aš tikau savo draugą, aš esu jau sakiusi, kad mane tiesiog apsėdo mėlyna spalva. Ir šiandien taip simboliškai. Nu, taip, jo, simboliškai. Aš tiesiog pradėjau jausis mėlyna, tiesiog rami. Va, kaip tam pačiam Seks ir mieste rodo, kaip Kerė pabunda košmarę iš sapno, nes jos santykiuose nėra nieko blogo. Jis ten su savo saugiu partneriu, ten toks Aiden Shaw. Kam įdomu. Aš žinau, mačiau, atsimenu. Ir jai yra stresas, kad nėra streso. Tai labai linkiu patirti šitą. Ramybė. Ramybė. Ir jeigu jums ramybė atrodo, kad tai asocijuosi su nuoboduliu, tai reiškia dar nepribrendo. Ir dar reikia tų gal pasiplėšimų ar savęs kažkokio biškito žygio su savim, nuotykio, kad tu užsimanytum ramybės, kad tu pribręstum jai. Nes aš patyriau labai daug nesaugumo, labai daug tokio stipraus nerimo iki rankų drebėjimo, iki mėlynų lūpų ir labai baisių scenarijų, kuriuos į save esu pastačiusi praeitį. Ir aš tiesiog nebenoriu taip gyventi. Ir kai žiūri savo vaikystės nuotraukas, aš pažiūriu tą mielą mergaitę ir aš galvoju, kaip aš norėčiau, kad jinai sutiktų žmogų, kuris priimtų ją kokia yra, juoktųsi kartu, eitų per visus sunkumus, patirtų nuobodulį kartu draugystėje, nes draugystė yra ir tokių akimirkų. Ir man per vaikystės nuotrauką aš labai daug ką susistatau į vietas. Kad aš žiūriu į save mažą ir galvoju, šitai tai noriu, kad viskas... Nebenoriu jos statyti šūdinus scenarius, aš noriu dėl jos viską padaryti. Tai tas mane labai gydo, šitas momentas. Ir tas jausmas. Gerai, gražu. Būsena, ne jausmas, būsena. Nes jausmai jie taip gali praeiti, bet būsena. Jo. Klausyk, mes, kadangi tu sakei, 1,5 valandos turim tą 20 minučių. Ne, tai viską, aš 5 valandą turiu būti. Bet dar turim laiko. Gerai, dar tada truputėlį aš noriu tokį kaip žaidimą pažaisti, bet čia nebūtinai, kaip pažiūrėsiu, žodžiu. Okay. Ir tada gal dar grįšim prie žiūrovų klausimų. Tai aš, kadangi daug klausiau tavo intervų, supratau, kad visgi tu daug giliai kalbėsi, giliai asmenybė. Dėl to surinkau keletą dalykų, iš tikrųjų 10 dalykų, kurie yra, aš pavadinau, žemiškų dalykų topas. Labai gerai. Kaip tave įžeminti, žodžiu. Aptarsim tiesiog paprastus dalykus. Tai gerai, bet supranti, aš tai daugiau ir esu tokia. Tiesiog, kad mano muzika yra tokia, tipo, tokia rimta ir sudėtinga. Ir jinai tarsi užduoda toną, kad aš amžinai tokia esu. Tai dabar padarysim žemę. Galim žaisti taip dviem pusėm. Arba galim reitinti nuo 1 iki 10. Galim taip ir pabandyti, tarkim. Kiek tau tas dalykas yra svarbus ir patinka ir tipo, tai bus vienetas, tipo, fainiausias dalykas iš visų ir tai 10, kur neįdomu, nepatinka. Gerai, labai įdomu. Taigi. Vienetas yra, žodžiu, pirma vieta, žodžiu, liuks. Liuks ir tada nebeliuks. Tai aš susirašiau taip. Tai šmutkės arba drabužiai, batai, jų pirkimas. Patinka, nepatinka, domiesi? Jo, patinka. Šiuo metu esu su savo mylimiausiais rūbais, čia mano velvetinės kelnės. Aš jas nusipirkau Kaune, nes... Šiaip dabar madoj, mačiau, kad velvetas grįžta. Bairis, kad aš buvau, žodžiu, Palangoj, ten gal 3 savaitės žiemą, ten su treningais gyvenau, ten stengiausi kažką užsiimti kūrybą. Ir tada žinau, kad aš ten po 3 savaičių turiu varyti Kauną į kažkokią ten pasikalbėjimą, ten tipo kažkokią konferenciją. Ir aš ten ramiai su savo slidinėjimo rūbais būnu ir atvažiuoju į Kauną ir ten lieko 3 valandos ir aš žiūriu, kad tenais yra diskusija su švietimo ministrė, kad ten mus filmuos, kad ten yra oficiali dalis, tada banketas. Žodžiu, aš supratau, kad aš pakliuvau. Ir aš galvoju, fuck, man reikia rūbų nuo galvos iki kojų. Ir tada aš Kaune variau ten nuo butikų iki Akropolio ir, žodžiu, susipirkau. Ir aš tas kelnes pirkau, maniau, kad tipo kaip ekstra atveju, bet aš jas nešioju kasdien. Jos labai kokybiškos ir fainos, tai
Ir batai iš tie rankų darbo, irgi labai vertinu. Ir supratau, kad jo, man patinka rūbai, bet aš žinai, aš turiu tokį keistą dalyką. Bet manau, daug kas turi, kad aš kartais mėgstu internete susikrauti krepšelį ir jo niekada nenusipirkti. Taip, aš irgi taip. Arba tiesiog scrolliu ir žiūriu, kaip gražu, gal man tiktų. Ir gal niekada aš nepirksiu, bet gražu pažiūrėti. Tai va, aš turiu šitą, ypač kai man, tipo, kažkur stringa reikalai, nepasidaro kažkokie darbai, projektai, tai aš galvoju, pasidarysiu savo krepšelį, kurio nepirksiu. Mentališkai apsišopinti. Tai va, faina žinot, kad aš ne viena jo. Jo, bet aš žinai, kad žiūrėjau kažkokį video, tipo Reelsą gal irgi tam pačiam TikTok'e. Taip. Ir kur moteris sako, žiūrėkit, ar aš čia viena ar ne viena, bet sako, kaip man vyrui paaiškinti, kad mano gera diena yra tada, kai aš įsėdu į mašiną, pasiemu kavos, nuvažiuoju į parduotuvę, liečiu daiktus, žiūrinėju, nieko neperku, išeinu, grįžtu namo, jaučiuosi daug ką nuveikus. Jis sako, mano vyras gyvenime to nesuprastų ir aš galvoju, jo, yra kažkoks terapija tokia, žinai. Ir tada aš skaičiau, kad kažkas irgi rašė, kad sako, gali būti, kad moterims yra čia neva, kad anksčiau ten labai tai senais laikais uogas, kai rinkdavo, tai žodžiu, jos rinkėjos tokios, tai mums tipo patinka rinkalio daiktus. Aš galvoju, gal čia logiška, gal tai mes tiesiog nutolom nuo gamtos ir radom kitą materiją, žinai. Tarp kitko, aš tas šalikėlis, mokėjau gal 14 eurų moteriškių parduotuviai. Aš taip jas vadinu. Tos parduotuvės, kur tipo nei Zara, nei Chanel, bet kažkokia parduotuvė, Palangoj, netoli Palangos turgaus. Ir aš jau žainu jau 10 metų į tą parduotuvę. Ir va šitą šalikėlį nusipirkau. Jo, anksčiau man ten labiau patiko asortimentas, bet, žodžiu, pasikeitė požiūris. Tai... Bet, žinai, fainai, kad tu mėgsti, nežinau, stilių, irgi išreiški save iš dalies per kažkokį tai aprangą stilių, ar tai nėra tau visiškai reikšmės? Yra, bet aš visiškai tokia kompleksuota esu, tipo, aš turiu šiaip žymiai ten, sakiau, ten labiau įdomių dalykų, bet aš nedrįstu kartais apsirengti, nes man yra ne vienas žmogus pasakęs, kad aš neturiu skonio ir aš labai įsileidau tą ir kartais aš užkompleksuoju ir tik tai stebiu kitus. Nes aš tau minėjau, kad prieš intervą man sesė sako, tai bet Gabrielė visada stilingai rengėsi, tipo, intervą, sakau, tu matinėm, tai sakau, mačiau, bet aš kažkaip gal daugiau klausiau, negu labai kreipiau dėmesį, žinai, rūbus. Ir tada jo aš čia peržvelgiu, galvoju, tikrai tu nesi tas žmogus, kad, nežinau, bet kaip ten, džinsai maikutė, tu tokį... Turi tokį fainą džinsų maikutę. Jo, bet kokie tie džinsai, kokie ta maikutė. Šiaip, jo, man patinka medžiagos, pavyzdžiui, stori marškiniai, man patinka toks šitas geras. Kokybė, velvetas, oda, jo. Aš turiu daug senų, pavyzdžiui, savo mamos jaunystės rūbų. Man fain. Man patinka medžiagos, kurios tokios. Dėl to man patiko labai šiais metais Eurovizijos Italijos pasirodymas. Ten visi daiktai yra vintažiniai. Nėra nieko naujo. Geras. Ir jie nuo savęs kažkokį atneša energiją, kažkokį trenkia nuo jų kažkokia tokia patirtim. Tai vat, man patinka. Nice. Tai gerai, tai kurią vietą duotum šmutkiam? Vietą mes reitinguojame. O tai čia dabar duodu 6, pavyzdžiui, tai nebėra. Tai nebežinosi, čia toks žaidimo esmė, kad nežinosi, kas toliau. Blemba, aš kadangi neįsivaizduoju, ar mes paskui apie ten religiją kalbėsim, tipo, ar... Bus, aš kaip minėjau, čia bus žemiški, labai paprasti dalykai. Tai, gerai, vis tiek svarbu, ta prasme svarbu. Plus, žinant, kiek tai duoda kartais jausmo. 6 vietoje. 6, oi, galimai gailėsis po to. Gerai, leisiu tau pakeisti. Vieną gyvkę. Gerai, toliau, Reelsai, TikTok'ai scrollinimas. Sakei, biški darai, bet... Tai aš darau, bet aš norėčiau, ta prasme, gerokai mažiau. Aš šiaip turiu limitą užsidėjęs Instagram'e, kurį visą laiką ignorinu. Čia dažnas žmogus, man atrodo, taip daro. Nes, jo, Instagramas ėda labai, šūdas, nežinau. Tu gali dėti 10. Ne, 100%, nes aš norėčiau to mažiau ir aš bandau. Ir aš kartais 3 dienas neatrašau į vieną žinutę, nes tiesiog aš stengiuosi ten nedalyvauti tam. Bet socialiniai tinklai sudaro įspūdį, kad tu visiems esi pasiekiamas. Ir jeigu kažkas tau neatsako, tu tampi jam skolingas. Nors yra kartais žinučių, kurių aš net nepastebiu. O pasirodo, aš skolinga. Žinok, davai su tokia motivacija, kad reikia man gyvenime to mažiau, tai 10 vietą. Gerai. Kad tiesiog aš nenoriu eterio tiek daug atiduoti, tiesiog žmogui, kuris daro taip. Gerai, kas man iš to? Gerai, toliau mes šiaip šitą netgi aptarėm, keiksmažodžiai. Super, keiksmažodžiai labai gerai. 6 daviau šmutkėm, ne? Tai keiksmažodžiams gal tada... vis tiek, tuoj. Bet jau kai pradedu liest plaukus, tai reiškia, aš mąstau. Šitą apie save pastebėjau. Gal kokią 6 daviau. Patinka tau tas skaičius? 5 gal tada. 5. Gerai, 5. Toliau, humoras, komedija.
Humoras ir komedija man labai skirtingi dalykai, atrodo, Nu, pirmiausia. gal tada imam, aš gal norėčiau tokį, gerai, humorą atmetam, komedija labiau tokia kaip, nežinau, komedijos renginiai, ten anekdotai, kažkokie juokingi, nu, aš noriu pasakyti, kad žemiški dalykai, Okay. gal ne humoro jausmas, gal ne. Ai, ne nes humoro jausmas, ta prasme, tai čia labai yra kreis dalykas. Na, tai komedija kaip po, su visais savo komedijos reiškiniais, renginiais, nežinau, anekdotais. Tai. Nu, žinok, aš žinau, kad Lietuvoje labai yra auganti šitą kultūrą ir aš kartais pasidomiu. Ir aš šiaip labai mėgstu juoktis ir žvengti, kai mane kažkas prajuokina, aš tiesiog, aš esu ne kartą žmogui tiesiog paspaudus ranką už gerą bairį, nes tiesiog tai prajuokino, kad net gyventų užsimanai. Nes kartais būna taip vietoj ir laiku, arba būna net nesijuoki. Nes toks geras bairis, kad net nejuoktis reikia, o tiesiog pagerbti, kaip gerai pasakyta. Kaip laiku ir vietoj. Tai aš esu labai už humorą. Bet komedija pati, aš nežinau, aš matyt tuo metu kažką kitą darau. Man nėra, jo, aš žinau, kad čia didelė yra auditorija, bet aš dar netradau. Tai nedaug įsileidus esi į savo gyvenimą. Ne, žinok, dar nedaug, jo. Tai tada dar nedaug. Žemai dėt, matyti. Nu, žemiau, bet čia nieko asmeniško, gal dar ne mano laikas. Jo, čia kaip ir joga, dar prieš pusę metų, sakyčiau, joga, tipo, aš laumė veganė kažkokia. O po pusės metų lipsi čia ir pati jokausi. Aš per koncertus šiaip nemažai jokauju. Tai va. Jo, mano psichologija yra gavusi video kažkokios savo draugės, pažiūrėk, kokiam aš stand-up'e. Ir jinai įsijungia ir ten aš, jos klientė. Geras. Tai buvo keista, bet smagu. Nu, tai sakykime, kas ten laisvė 8 tada. Gerai. Toliau, influenceriai. Nu, Koks tavo požiūris? Nežinau, ar seki, pavyzdžiui, ten žiūri, nes aš spėčiau, kad tu neseki nieko iš tokių. Ne, aš seku tam tikrus influencerius, bet būna paskui, pavyzdžiui, sužinau kažką apie juos, kad jie iš tikrųjų meluoja į tą savo ekraną. Nu, tai 9. Gerai. Jo. Taigi, toliau būtų apkalbinėjimas. Aš kartais tą darau. Paskalos. Aš tai darau ir kai aš žinau, kad kažkas mane apkalbinėja, aš suprantu ir ypač kai kažko viešai nedasakai ir žmonėm įdomu, ir jie spekuliuoja, pripaišo man ten kažkokius vyrus ir su kuriais aš ten 5 minutės pašnekėjau ir panašiai. Apkalbinėjimas. Tai jau 10-9 paėmėm. 8 irgi. Lieka 7. Ai, tai gerai. Ne, aš tikrai nesu šventa, bet aš labai save stebiu, kada, kodėl, ką apšneku, nes tai yra signalas, tai yra apie mane, labiau negu apie tą žmogų. Ir labai įdomus šiaip yra, pavyzdžiui, pavydo konceptas ir su psichologija dažnai šnekam, kad pavydas, kartais sunku pripažinti, kad kažko pavydį, tai pabandyk, ir pati pabandau, jeigu tai pagaunu, pabandau pakeisti žodį pavydas į ilgėjimasis. Kad ten, tarkim, kažkas pavydi, kažkieno ten, nežinau, kad ten, turi ten 3 sveikus vaikus. Bet, pavyzdžiui, ten tas žmogus, pavyzdžiui, net negali susilaukti vaikų. Ir jis ilgisi šeimos jausmo, jis ilgisi turėti pas ką grįžti, su kuo kurti visą gyvenimą, jis ilgisi kontakto. Tai kai taip pasakai, tada lengviau ir empatijos sausuras, kad čia tu nesi pikta boba, kuri pavydi ištisai, bet kuri ilgisi, jinai pati iš tikrųjų to nori. Tai va, tai čia toks pratimukas, kurį aš pati darau. Bet aš tikrai nešventa ir jo. Ne, žinai, šiaip apie tas apkalbas. Taip. Aš ir kažkokia, dabar tikrai jaučiu žiūrovai, kad žinos, kad yra ta knyga, gal ir tu patys skaičius, kur irgi aiškinama, kodėl apkalbos nuo labai irgi ten akmens amžiaus. Evoliucijos dalis. Jo, kad tipo, tai yra Neskaičiau, savisauga, nes tu turi sužinoti informaciją apie kitą žmogų, ar jisai ten patikimas, nepatikimas ir taip toliau. Ir taip gimsta tos apkalbos ir tai irgi mus neva atpalaiduoja. Nu, žodžiu, tai yra natūralus žmogui dalykas. Tai nėra, kad kažkoks kosmosas čia apie nieką niekada nešnekėk, žinai. Nu, taip, normalu. Ne, ir aš esu pakritikavusi, bet per tuos pletkinimus ir aš esu pakritikavusi ir tas žmogus nusigrėžė ir jis pagalvojo, kad aš tiesiog linkiu jam blogo. Nors aš iš tikrųjų esu kartais linkusi pasakyti ir neigiamų dalykų. Ir mes su draugiam vieną kitą pakritikuojam, papurtom, jeigu reikia. Ypač kai mano visos draugės, nei viena neužsiima vieša veikla. Visos mato mane per normalų filtrą, kaip tiesiog žmogaus. Ir kai aš per daug kalbu apie kažkokį ten įvaizdį, reitingus, kažką, jos tiesiog mane papurto, kad, tipo, what the fuck, atsipeikėk, tu nutolai nuo esmės. Tai aš esu už tą pakritikavimą kartais, už tą tokį, bet jeigu tai yra heitas dėl heito, tai čia jau atskira tema, aš manau, netgi. Tai dedam, spėju, kokią 7. Jo, lemba, dabar liko tik tai topai. Pažiūrėsim, gerai. Tada greitas maistas. Čia gal irgi truputėlį aptarim, bet įdomu, ar tu propaguoju aš tą greitą maistą, bet retai kada viena.
Retai kada, šiaip, kad taip viena McDonald's esu sėdėjus, tai nelabai atsimenu. Bet tai yra va, tas momentas, kuriuo aš dalinuosi su kažkuo. Jo. Ir aš turiu tą, va, kaip nuo vaikystės ten sakydavau, nu tai po šito kontrolinio eisim į McDonald's. Nu tai kai priduosim kraujo, tada ten išsikepsim ten, nežinau, koldūnų kažko. Ten. Taip. Nu žodžiu, tai va šitas yra. Tai plemba, bet tai mažai liko, ne jau ten. Nu, realiai, Juokinga, labai juokinga. Po to galėsi dar apkeisti kažką. Gale pačiam, sumetam dabar. Nu, tai gerai, kas ten 5 vieta dabar, ne? 5, davyk keiksmažodžiai, lieka realiai 4, nu tai 3, 2, 1. Wow, atafa, gerai, tebūnė 4, ką aš neturiu. Gerai. Toliau, botulino injekcijos, arba šiaip visas, žinai, tas visas grožio Kad tu žinotum. dalykas. Aš prieš savaitę turėjau šitą pokalbį. Aš turiu randą didelį, tai nes turėjau avariją dviračio, aš prasiskėliau lūpą, pamečiau dantį, prasiskėliau galvą, ten stuburą, ten smegenų strainį. Nu, žodžiu, buvo sunki avarija. Ir tą rytą buvo šeštadienis ir man blogai susiuvo lūpą, rezidentai. Ir jie siūdami ją žvengė, rusiškai kalbėdami, bet aš supratau plastičną operaciją. Ar kažkaip taip. Ir praėjo jau 7 metai. Ir aš pribrendau nueiti pasidomėti dėl to rando, nes jis pradėjo tinti. Ir man kartais, aš valgau, įsikandu, man skauda visą galvą, apsvaigstu nuo skausmo. Ir aš galvoju, kažką reikia daryti. Ir aš nuėjau prieš savaitę į kliniką, man parekomendavo gydytoją, chirurgą, kuris vienai moteriai kaip tik išpjovė panašios kilmės darinį. Oho. Ir aš, žodžiu, jo, atsisėdu, jisai pažiūri mano lūpą 5 sekundės ir tada pasiema telefoną ir nufotografuoja mano kaktą. Atsuka man ir sako, jūs tokia jauna ir taip atrodot. Ir aš taip, man taip karštinė suima, kad aš žinau, kur ves šitas pokalbis, tai prasme. Nes man čia nėra tema, kaip dantis išsivalyti. Man nėra, aš neturiu jokių pasidarius operacijų ir aš dar prie viso ko turiu dermatitą. Tai reiškia oda, kuri labai sausa, be kolageno, greičiau senstanti ir taip toliau. Ir aš puikiai žinau mintinai savo raukšlės, aš jas matau, ypač man jas parodo televizijoje, kai yra prizumintas nedekvačiai veidas ir aš viską matau. Dėl to ir stengiuosi, ir nežiūrėdavo, aš tiesiog man išmesdavo, mane pačią atakuodavo mano telefonas su mano veidu. Ten kokie reelsai, ten dar kažkas, aš užmiutinus esu tiek dalykų, kad man tik nemestų. Nu, žodžiu, jis man pasako, kad man reikia ten 19 injekcijų, ten. Bet bliau, kaip keista, ne? Suprantate, jo, ir aš neto atėjau. Ir aš jam sakau, bet aš atėjau dėl savo rando. Jis sako, taip, bet žinokit, nu, jūs jaunesnės merginos pas mane operacijas darosi. Ir paskui dar, ką jis padarė, kas dar buvo absurdiška, kad sako, žinokit, botulinas yra kaip insulinas. Aš sakau, kaip suprasti? Bliau, kaip keista. Žmonės, kurie serga diabetu, jie turi leistis insuliną tam, kad išgyventų. Aš tą puikiai žinau, mano geriausių draugų turi diabetą. Ir čia yra tiesa. Taip. Sakau, bet tai aš tai be botulino tai galiu gyventi. Kame čia paralelį? Jis toks ramus, toks visiškai nemuša iš vėžių ten mano tie klausimai. Nu ir jisai sako, taip, bet jūs kankinatės, kaip jūs atrodot, jūsų oda vargsta, susileistumėte ir jūsų oda jums padėkotų. Ir žinai, dar ką prisimenu vis, kai aš buvau pas tą Burėjevą kadaise, jinai pasakė, niekada nesidaryk plastinės operacijos, nes tu neturėsi stabdžių. Čia vėlgi va, tas mano polinkis priklausomybės. Tai aš irgi va šitą prisiminiau. Ir gali būti, kad jinai šiek tiek turi tiesos, nes aš taip negaliu ir vienos bandelės suvalgyti, man reikia 3, aš noriu degustacijos iš karto, man reikia visų desertų. Ir tuo pačiu tiesiog aš, pavyzdžiui, šiandien pasidažiau todėl, kad nesijaučiau pakankamai pasitikinti savim, ateiti čia. Ir makiažas man suteikė skydą. Jis man suteikė tokį tipo, tokį stuburą, taip, kad čia biški dabar bus kažkas kitaip, negu kad aš ant sofos guliu. Bet, nu, toks, nors, nu, jo, ant fotelio vis dėlto. Tai va, bet, žodžiu, aš manau, kad kiekvienas gyvena savo gyvenimą, turi savo sprendimus, leidžiasi, nesileidžia, dalinasi su visais šimtais sekėjų, ką jie susileido, kaip. Bet juos stebi ir labai mažos mergaitės, kurios neturi nei vienos raukšlės, bet jos pamato, besijuokdamos, kad jos čia kažkokį turi linkimą ir jos gali užsikompleksuoti dėl tos vienos raukšlelės. Tai man kartais tiesiog yra toks gal atsakomybės stygius viešoje erdvėje, kokias skleidžia žinutės kai kurie žmonės. Tai va. Ir jo, mano veidas yra labai netobulas, bet aš tik tokį turiu. Jis man visai patinka, kartais labiau, kartais mažiau. Ir
Ir aš tiesiog, vat, mano vertybės tokios vat, naturalistinės, ne veltui mes čia mėtų tą arbatą ir geriam. Ir kai su savo ta draugė, kuri mane gerai papurto, šiaip jinai gyvena už Atlanto, tai jinai per Atlantą mane papurto sugeba. Jinai sako, bet tu supranti, koks vyksta nutolimas nuo gamtos. Kad dar ką tik mes ten, visai, uogas rinkom, čia gal per žiaurus palyginimas, bet tiesiog, gyvenimas buvo žymiai lokalesnis, tu niekad nematei, ką nuolatos visi veikia kitų. Tu gyvenai labiau čia, labiau patenkinta savo gyvenimu ir panašiai. O dabar dar tas visas toksinų leidimas į kūną. Žodžiu, čia šiaip tema, kuri yra mano gyvenime karšta. Aš apie tai galvoju daug. Aš neturiu kažkokios labai nusistovėjusios nuomonės, aš labiau esu tokiam permąstyme, ypač kai pati atsidūriau po to gydytojo fokusu. Čia iš vis negalėčiau patikėti, kad taip gali kalbėti. Ir atrodo profesionalus žmogus, kuris labai neprofesionaliai. Jis verslus matyt. Jis pamatė, kur galima uždirbti, kad atėjo baisiai raukšlėta. Tu sakai, jeigu tu gali pradėti, tai čia niekada nesustosi, nes tu čia tada, tai galim gal tada papjaut nosį, čia biškiausi, kažką. Taip, visada galima rasti, žinai. Ir tie veidai panašėja. Ir tada kuo tu tapsi, žinai, nes tu su savo veidusi tu ir jeigu norėsi keisis, pasikeisi, bet kad kitas žmogus tau pasakytų, kad tu turi keisis, čia labai jau, keistas požiūris, sakyčiau. Tai žinok, gal sukeiskim tą botuliną. Gerai. Su, nežinau, ne. Kelintą vietą duotum šiaip? O ką aš 10 vietą įdėjau? Įdėjai skrolinimą, nes norėtum atsikratyti. Netinka tada. Tai sukeiskim gal tada su komedija, gal man reikia dažniau. Gerai, tai dedu 8 ir tada komedija. Tada lieka, žinok, 3 vieta komedija. Matai. Gerai. Jo, reikia kažkaip mokėti iš savęs pasijuokti, gal tada ir tos raukšlės atrodys tipo, kaip gyvenimo dalis, žinai. Nes kai mes žiūrime save labai rimtai ir tikimės, kad turim kontroliuoti visą savo amžėjimą, žinai, ten rankų judesius ir taip toliau, tai yra kalėjimas. Jo, tai aš nenoriu. Ir šiaip aš labai svajoju išsikraustyti iš miesto ir gyventi arčiau gamtos ir aš manau, kad aš net nebemastysiu apie tos botulinus. Ir aš apie tai galvoju tik todėl, kad aš gyvenu Vilniui, kad aš turiu Instagramą, kad aš jį skrolinu, nes aš manau, kad aš žymiai kitaip pradėtų mano vingiai minčių eiti, jeigu aš sustabdyčiau tos dalykus. Žinai, ir dar galvoju apie tai, nes gydytojas literaliai tas sako tokius dalykus, kas yra, žodžiu, labai labai keista. Tai manau, kad negrįžai pasakyti. Negrįši ar grįši dar? Negrįžau, bet ta lūpa, jinai iš tikrųjų man kartais patrukdo. Paprastas, tiesiog atkramtau ir bijau tada pati savo įkasti tokia, tarsi kažkokia vilkologė, kuri ten nesusitvarko su dančiu. Tai šitas dar gal paspręs. Bet pas kitą gal. Jo, gal pas kitą. Gal rasi kažkokį adekvatesnį, kaip sakant. Ką žinau, gal ir jisai adekvatus, bet, užtaikė ant naturalistės, žinai. Nes gal yra, kas ir sakytų, davai, gera mintis. Jisai, žinai ką, jisai neskaito, kaip mes kalbėjome irgi pradžioje intervo, jisai neskaito tų labai gerai žmonių emocijų, jis nesuprato, kad tu nesi jo ta auditorija. Žinai. Jo, jisai nesuprato. Gerai, toliau. Komentarai internete. Sakai, skaitai. Ne, gal nesakė, ar skaitai. Anksčiau skaičiau, gal aš buvau savo šiltnamį, savo 100 klausytojų rate, ta prasme, aš kaip su draugais bendraudavau. Mes ir susitikdavom mieste, ir surašinėdavom laiškais, tikrai tas ryšys buvo toksai, kaip tarsi plėti draugų rato, toks jausmas. Jo, bet televizija viską ištaškė juodai. Ir aš dabar nebeskaitau nei gerų, nei blogų, nebeskaitau žinučių. Ir nebežiūriu savo jokių interviu, šiaip jų mažiau šiek tiek duodu, ypač video formatu. Ir aš neskaitau nei gerų, nei blogų komentarų. Aš būna ten, pavyzdžiui, kai dar buvau televizijos projekte, išmesdavo kažkokį iš konteksto ištrauktą mano komentarą ir aš matydavau, pavyzdžiui, 600 komentarų apie mano pasisakymą. Tai aš net nespaudžiu jau. Aš jau žinau, kad ten yra smala verda ten tose komentaruose. Ir logikos nelabai ten turbūt rasi, žinai, tai... Jo. Tai aš kažkaip stengdavausi, tiesiog jau pradėti save saugoti, bet aš pradėjau save saugoti, žinai, kaip antibiotikai. Nei blogo, nei gero irgi. Tai to ir gero feedbacko kartais gal aš neperskaitau. Tai va, bet aš manau, kad čia yra etapas, kuris praeis, nes tiesiog dabar man kelia įtampa pamatyti vien skaičius, kad kažkas iš vis komentuoja. Ir aš tiesiog nieko neskaitau, bet manau, kad sustiprėsiu, grįšiu. Vis tiek etapais eina gyvenimas ir normalu kartais net ir savim pasitikint, vis dėlto grįžti 3 žingsnius atgal ir vėl įkristi į tokį, man baisu, tai va, tai aš biškai kritau, bet aš žinau, kad ne pirmas kartas ir kad pavyks vėl išlipti. Labai gerai. Tai tie komentarai dabar, žinok, jiems lieka antroji vieta, arba pirma, arba antra realiai.
Nu gerai, dar leidžiu tau sukeist gali su kažkuo. Pavyzdžiui, aš tau siūlyčiau gal Tai nes... tas raštas bus, kad atspausdintas ir rėmintas kažkur. Gal jeigu jūs tas montuos, gal įdės montaže kažkokį listą, bet galim ir nedėti. Oi, nežinau, su kuo čia sukeisti. Gal tada su tom šmutkėm. Nu, aš norėjau sakyti, žinau, kad šmutkė 6 vietoj. Nu, davai keičiam tada su tom šmutkėm. Būsiu materialistė geriau negu komentaristė. Bus antroji vieta šmutkėm. Bet čia, žinai, nu, tipo, čia kaip pažiūrėsi, ir yra gerų dalykų. Ir paskutinis dalykas, kuris tau automatiškai krenta į pirmą vietą, tai yra repas ir hip-hopo kultūra. Nice, prašom, okei. Dar šiandien mane, kai dažė, mes klausėm Kendriko. Nes mano visažistė Laura pasakė, kad neklauso Kendriko ir jo gabalų realiai nežino. Aš tiesiog ten leidau savo pavaidinti, atsistojau, ten išėjau beveik iš kambario. Nors jinai ką tik grįžo iš Tyler the Creator koncerto. Nu, žodžiu, tai mes apie tai pakalbėjom. Jo, tai aš labai, tarsi, ten yra tikrai poetai kartais. Matai, aš aišku, repą, hip-hopą žiūriu kaip į tą, nu, vat, Kendriko kalibro, tą lyricizmo prasme. Taip. Deja, tam tikrų kitų atmainų, ar kaip čia pavadinti, nesumenkinant, aš tikrai nesuprantu ir esu labiau tokia teta, kur tam tikrų dalykų aš nesuprantu. Jo, yra labai ašys, skirtingos, žinai, to repo. Jo. Šiaip labai gerai atsimenu, prieš 8 metus su draugė gulim pliaže ir tuo metu žiauriai trendino Flying Saucer Gang. Ir jie ten turėjo Kevinas Durantas ar vienas iš tų gabalų. O mano draugė tokia dar didesnė lituanistė negu aš. Aš turiu labai skirtingų draugų. Vienas ten daugiau kismažodžių negu paprastų, o kitos lituanistės tokios. Ir jinai sako, pala, aš nesuprantu, kas tas Kevinas Durantas. Nu, apart to, kas tas asmuo nesusijęs su daina. Taip. Ir jinai pradėjo skaityti jo tekstą. Ir jinai ir jinai taip, kas čia, aš nesuprantu. Ir žodžiu, jinai tą visą hagara. Ir jinai visą tą bandė iššifruoti. Ir tai įsivaizduok. Aš tuo metu dar, reiškia, Instagramas buvo nekaltas, aš ten turėjau 500 sekėjų ir aš įkėliau story, kaip jinai bando suvokti, kas čia per gabalas. Taip. Ir tą story pamatė UG version ir jis man komentavo patitų nesąmonę. Ir aš galvoju, Starstruck, pats autorius man parašė. Tai buvo labai juokinga, kad jų užofendino, kad kažkokią nepažįstamą mergytę nuo Palangos ten į karšto smėlio moterų pliaže, jinai nesuprato. Taip. Tai va, tai yra tam tikrų dalių, kuriuos aš nesuprantu, bet šiaip aš labai gerbiu, man saka labai įdomu. Ir man atrodo, kad ten daug drąsos yra, daug tokio prakaito ir ten botulino injekcijų gal mažiau, plačiaja prasme, žinai, tai va tas mane žavi. Ir šiaip, kai buvau Kendriko koncerte, aš labai nustebau, tamsu, šviesa viena įsijungia, jisai sėdi prie pianino ir jis tiesiog spaudžia vieną natą, kas yra tiesiog tipinė mano koncerto pradžia. Kur aš sėdžiu viena, ten spaudžiu dažniausiai le natą kokią nors, nes ten mano gal 9% dainų nuo vienos notos prasideda, A minoras. Tai va, ir aš galvoju, wow, tipo visiškai kitas žanras, kita kultūra, kita karta, bet jisai va taip arti tuo metu buvo manęs. Tai gerai, tegul būna pirmoji. Tai viskas, baigiai savo žemiškųjų dalykų topą. Nice. Sveikinu. Kaip smagu tokia gaida užbaigti. Geras. Jo, šiaip turėjau dar užsirašyti vieną klausimą, nes esi prasitarus kažkokiam interviu, kad turi savyje ir morozo tokio. Tai kiek tavyje yra menininko ir kiek morozo? Tai gal šiaip menininko many yra mažai. Aš tokia gal labiau morozė. Aš šiaip iš Naujos Vilnius. Aš 10 metų gyvenau Naujoj Vilniuje. Aš turėjau draugų kieme šiek tiek kitokių negu aš kokia dabar, kaip mane gal žmonės supranta. Tai Naujoj Vilniuje gyvenimas kitoks ten buvo, biški toks. Pavyzdžiui, grįžtant namo reikėdavo perlipti pijokus, kaip būna močia vadina pijokus. Jo. Ir aš, žinai, mergaitė su sarafanu uniforminiu po mokyklos einu, tai aš į portfelį prisikraudavau daugiau solfedžio knygų negu reikėdavo, nes taip vaiko logika mokindavo gintis, kad, tipo, jeigu ką, aš uždubasinsiu tą pijoką su tuo savo solfedžio, ne kuprinę, portfeliu. Ai, portfelis. Nežinau, ar dabar, bet tais laikais buvo labai populiaru į mokyklą eiti su kuprine, o su portfeliu eiti į muzikos mokyklą. Čia gražu. Kaip tarnyba kažkokia. Tai labai miela, nes aš tikrai turėjau tokį portfeliuką, įdomu, kuris yra. Tai va, tai buvo daug tokių ten, pavyzdžiui, ištisai pūsdavo vėjas. Nes mūsų namas pats aukščiausias Naujoj Vilniuj ir ištisai būdavo vėjas. Ir aš iki šiol kartais sapnuoju tą namą. Tai yra vienas iš mano atsikartojančių sapnų, kaip nesaugumo būsena. Nes ten aš jausdavus labai nesaugi. Ir aš bijodavau, kad mus apvoks, kad tie pijokai ateis, mus užims. Ir labai daug laiko viena leisdavau namuose ir aš ten prisigalvodavau garsų visokių ir taip toliau.
Tai turėjai, žinai, išmokti gal to moroziškumo pati. Tai šitas atėjo jo. Paskui aš šiaip labai daug klausydavau rusiškos muzikos ir turbūt tebeklausyčiau, bet kai prasidėjo karas, aš žiauriai griežtai nutraukiau santykius su rusiška muzika. Bet pastebiu, kiek daug rusiškos muzikos motyvų yra lietuviškoje pop muzikoje. Jo, ir dabar, kad perdainuoja tas dainas iš rusų pasiėmė. Aš nežinau, ar perdainuoja, bet yra motyvų. Ir jie tokie, žinai, kodėl yra, žmonėms sako, kad, sustokit su ta rusiška kultūra, nes mes pažįstam šitą skambesį, nes jisai mums tipo, pažįstamas, savas. Ir tai kartais gazdina. Nes aš buvau didžiulė Mumitrol fanė. Ir kai prasidėjo karas, jie paskelbė, kad jie nutraukė karjerą. Dėl to aš manau, čia buvo toks jų pasisakymas, kad jie prieš invaziją. Ir aš nustojau jų klausyti. Bet būtent Mumitrol buvo ta priežastis, kodėl aš neblogai kalbėjau rusiškai. Nes aš varydavau mintinai ten jų daugybę dainų. Ir aš prieš kokius ten pusę metų leidau savo įsijungti vieną dainą, prisimint, ką reiškia Mumitrol. Ir man nuo pirmų akordų buvo tiek dopamino į smegenis, kad aš supratau, ką reiškia ta Great Russian Culture. Ir aš išjungiau iš karto tą muziką ir daugiau jos nebesijungiu, nes per meną tave gali manipuliuoti režimas. Nors Mumitrol jų pažiūros yra visiškai vakarietiškos, jie gyvena Amerikoje, jie savęs visiškai neasocijuoja, aš nežinau, gal ir asocijuoja, aš nežinau, nebesidomiu iš viso, iš principo. Bet žodžiu, kad tas mano moroziškumas būdavo, kad aš galėdavau, kad aš sėdžiu troleibuse, tipo atsirėmusi, ten, tipo, nenoriu cituoti. Nebesididžiuoju tuo, nes anksčiau man visai cool. Bet dabar esi išlaikius to morozo kažkiek. Kai vairuoji, gal išlenda. Labai įdomu, kai lieka tipo 20 km iki Kauno, kažkas keliai pasikeičia. Tie ereliai iš niekur tiesiog nutupia. Taip. Ir, yra kažkas. Tai aš šiaip mane išlaisvino pasakyti, kad aš praradau teisės, nes man čia buvo didžiulė paslaptis, didžiulė tokia mano... Žinai, kaip man, žodžiu, tai čia man buvo įvykis, bet kai pasakiau, viskas. Ir gerai, kad praradau, nes mane tikrai pristabdė. Dėl greičio viršymo. Mano morozas pasireiškia jo prie galingesnio variklio ir geros garso aparatūros. Labiausiai jo. Biški spusteliai. Ir vakar aš važiavau per Antakalnį, žiauriai garsiai pasileidus muziką ir taip sustoju, prie šviesoforo. Ir staiga suprantu, kaip aš atrodau, iš išorės, kad aš esu mašina, praverti langai, groja muzonas ir trankosi. Ir aš taip kažkaip patylinau ir taip palaukiau. Ir tada, kai pradėjau važiuoti, vėl pagarsinau. Kažkoks suveikė toks vidinis, aš ir Adamkienė viduje esu dar. Tai suveikė mano Adamkienė, kad tipo, ne vaikeli, čia negeras šitas. Bet važiuoti ten, kur nėra šviesoforo, kur yra ilgas kelias, kaip būna ten. Koncertuoja kažkur Lietuvos, ten mažesnėse miestelėse ir reikia važiuoti ne per autostradą. Tuščias visas kelias, žinai. Tai žiauriai smagu. Bet dabar jau tik vieną baudą turiu per pusę metų, tai jau ir nors aš gal taip romantiškai kalbu apie tą greitį, bet iš tikrųjų tai, aš visiškai nesididžiuoju tuo ir galėjo baigtis blogai. Tai ta bauda, tas ateimimas teisių, net ne bauda, man buvo labai reikalingas toksai alio panelės. Pristabdymas tavęs. Ir šiaip, sakau, prabanga yra didžiulė gyventi lėtai. Lėtai važiuoti. Žinai, dabar yra populiaru tie lėti rytai, kur atsikeli ir gali valandą lovoj. Man labai patinka. Aš galvoju, lėti rytai, kur ne valandą lovoj, ten valandą darai jogą, valandą kvėpuoji, valandą ten rašai dienoraštį. Tiesiog, kad tu gali labai ilgai ten, tipo, ristis iš lovos, kažką ruoštis, ilgai valgyti, darytis. Toks, kad tu nereikia, žinai, nes normalus, sakykime, rytas yra, žinai, nuspaudi bėgi iš namų. Tai tas prabanga yra, kad nereikia bėgti iš namų, žinai, kad tu gali lėtą rytą. Nebent turi 3 vaikus, arba vieną. Taip, tai sakau, dėl to prabanga ir tai turbūt mamai ir tėčiui, kurie turi 3 vaikus, žinai, jam sustot biški. Tai ką, bet aš linkiu tau nesustot karjerui ir muzikoje, pavaryt gerai. Ačiū. Tavo artėjančiam koncerte gali priminti, nežinau, žiūrovams, kur tave čia galima bus išgirsti. Jo, birželio 19 Kalnų parke, mano gimta mieste. Jau atrodo, Vilniui kažkaip seniai grojau, toks jausmas tarsi. Tai gera groti ten, kur mane tas parkas matė ir mažytė, ir marodė. Ir šiaip įspūdinga vieta tokia. Tai linkiu tau, nežinau, sėkmės, kaip sako, nesustot varyt ir viskas bus gerai tau. Ačiū. Ir ačiū tau, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei ir dar vienas kartas, kai apšiai nebuvo verta ten bijoti ir pergalvoti visko. Ir džiaugiuosi labai. Ačiū.
Tai viskas. Nu viskas, arbatą išgėriau, blema, galėjau daugiau pasimtų vietų dar, būčiau išgėrus visai. I just wanna have fun, turn around now.